Kaip apskritai, sėdimas darbas ir mažas fizinis aktyvumas veikia mūsų kūną, visą sėdėseną, panašiai? Na, mes jau tikriausiai visi žinom, kad veikia blogai, tada jau ieškom, tai gerai, o ant kiek blogai. Iš tikrųjų, geros laikysenos prasmė nėra apie sėdėjimą tiesiai, ar ten pečiai atlošti, ar nepadaryk visko per daug patogiai, kad tu gali ateiti įsicementuoti savo darbo vietą, nepakilti visą dieną ir paskui galvoti, kokį teisingiausią sportą man sportuoti, nes man viskas skauda. O kaip su tais traiškimais tenais yra? Stuburas, kur traško? Jūs gal daro tą patį? Taip, kai reikia, aš tą darau. Kūnas gali būti gražus, bet jis turi funkciją atlikti savo gerai gebėtų. Į 10. Vyteni, savo puslapyje esi parašęs, kai įprasta medicina neveikia ir vaistai nebepadeda. Tai man kyla klausimas, kas yra osteopatija ir kuo jinai skiriasi nuo tradicinės medicinos? Taip, osteopatija galima būtų statyti kaip šalia alopatinės medicinos. Tai alopatinė medicina, ta, kurią mes visi labai gerai pažįstam, kai yra simptomas ir yra kažkoks tai protokolas gydyti su tuo simptomu susijusią ligą. Na ir yra begalis įvairiausių procedūrų, kaip sakykime, užgesinti tuos simptomus, kaip užgesinti tos kažkokio tais pažeidimo keliamą poveikį. Tai čia alopatinis požiūris, mes osteopatijoje apie tai kalbam, kad mes norim atskirti savo smegenis, treniruoti kitaip ir pradėti mąstyti nebe alopatiškai, bet osteopatiškai. Tai osteopatija tuo skiriasi, kad į kūną žiūri kaip į visumą ir gydant bet kurią kūno dalį mes visada turime galvoti, kaip jinai komunikuoja su visuma. Ir tada mes kalbam apie įvairias ir organų sistemas, ir kaulus, ir sąnarius, ir rankomis mes padedam organizmui kaip visumai išspręsti tai, ko jisai nesugebėjo išspręsti, dėl ko kilo tie simptomai. Ir dažnai priežastis gali būti labai nutolusi ir atrodytų, tarytum nesusijusi su tais galutiniais simptomais. Nugaros skausmas, kaip po toksai skausmas nugaroje, jisai gali būti susijęs su vidaus organų problemomis, su žarnyno problemomis, su kepenimis, su galbūt negerai veikiančiu kelio sąnariu arba kaklu ir taip toliau. Ir visa tai yra labai aiškiai atsekama anatominiais ryšiais, įvairiausiais fiziologiniais ryšiais. Tai mes mokomės ir mokom žmonės, osteopatus, gydytojus, testuoti ir atsekti ir žiūrėti iš šiek tiek plačiau. Tai osteopatija šiaip rankomis, tai yra gydymas rankomis, pasitelkiant anatomijos, fiziologijos žinias. Toks atrodo jeigu yra gaisras, tai jūs sprendžiat negesint gaisrą, o žiūrėt, kaip tas gaisras atsirado, ne? Yra to? Labai teisingai, iš tikrųjų, žinoma, yra gaisrų, kuriuos reikia tiesiog gesinti, tam, kad būtų išgelbėta gyvybė arba išgelbėti audiniai ar kūno dalis. Ir tikrai aš nesu prieš vaistus, tokiais atvejais prieš chirurgiją. Žinoma, mums reikia visko. Bet ypač, kai gaisras rusena ilgą laiką ir žmogui skauda ir jisai negaluoja ir taip toliau, tai mes nenorime tada jau to gaisro tiesiog gesinti, prieš tai nesuprasdami, kodėl jisai kilo ir kodėl organizmas nesugeba jo užgesinti. Nes organizmas turi visas galimybės tą gaisrą užgesinti iš esmės. Jisai reguliuoja uždegimą, jisai reguliuoja kraujo pasiskirstimą, pritekėjimą ir nutekėjimą, jisai reguliuoja nervinę neurologinę veiklą. Kodėl organizmas nesugeba to dalyko atlikti? Ir dažniausiai kažkokie tais kanalai, ar ne, sakykime, vandens šliuzai skirti tam gaisrui gesinti yra užspausti. Tai gali būti užspausta arterija, užspausta vena, nervas neveikiantis gerai, arba tiesiog komunikacija sutrikusi, nėra judesio vienoje ar kitoje zonoje. Labai įdomi jos skamba, nes kaip viskas susiję tarpusavį. Faktas, jeigu tu judini
tarkim, ranką ar ne, judini pirštus, tai per dilbį eina tie raumenys veikia ir dėl to sutraukia. Jeigu nejudini pirštų, tai gali būti kažkur alkūniai problema, nu ta prasme kažkur nervas nutrūkęs ar panašiai. Tai aš suprantu, kad jūs ieškote tų bėdų ir jas sprendžiat. O kokias dažniausiai problemas žmonėm tenka spręsti? Gal yra kažkokios tokios pasikartojančios, nuolatinės? Na, mano praktika yra labai plati, aš stengiuosi arba nesistengiu specializuotis, tai aš dirbu ir su kūdikiais, ir su suaugusiais, ir su vaikais, ir tos problemos yra labai įvairios. Dažniausiai, na, tai yra susijęs su gyvenimo būdo kažkokiom problemom, netitikimu. Kitaip tariant, žmogus gyvena savo gyvenimą ne pagal taip, kaip jisai turėtų įgyventi, galbūt jisai išsibalansavęs yra, galbūt dirba per daug, valgo ne taip, nejuda pakankamai. Na ir susiformuoja tos jau labai gerai žinomos įvairios lygos, diagnozės, tai ten išvaržos ar skausmai, ar visokie radikulitai, šaknelių uždegimai, sakykime, refliuksas, žarnyno įvairios problemos. Irgi žmonės kreipiasi dėl įvairiausių ir tas pats net dirgliosios žarnos sindromas, jisai turi įvairiausias priežastis, na, ir neurologijoje, ir stubure, ir kraujotakoj, žarnyno kraujotakoj. Tai, na, iš esmės galvos skausmai, kaklo įvairiausi sąnarių, raumenų skausmai, tai yra mano kasdienybė darbo. Kiekvienas žmogus pasirenka savo sritį dėl dažnai kažkokių tai asmeninių priežasčių. Kas pas jūs lėmė, kad vat, būtent į šitą sritį nueitumėt? Man tai buvo... Man įvairios medicinos formos, rūšis nedavė atsakymų į tuos klausimus, kuriuos aš uždavinėjau. Kitaip tariant, man visą laiką reikia giliau kastis. Man netenkina manęs atsakymai tiesiog. Yra taip, nes yra taip. Bet o gal dar yra dar gilesnė priežastis, kodėl. Tai aš studijavau įvairiausias medicinos rūšis ir taip pat ir rytų medicina, ir kinų medicina, ir ajurveda, ir kinesterapiją studijavau ir dirbau nemažai. Nu, ta prasme, kad dažniausiai mes pasiemam kažkokį tais medicinui sluoksnį, mes galime specializuotis. Na, tarkim, mes turime pulmonologą. Žmogų, kuris specializuojasi plaučiais ir plaučių lygomis. Ir labai gerai, ne, kad Santariškėse, pavyzdžiui, dirbo pulmonologai, pas kuriuos suvažiuoja atvejai iš visos Lietuvos su sudėtingom plaučių lygom ir taip toliau. Bet ką daryti žmogui, kuris šiaip susirgo plaučių uždegimu arba po jo pasveiko ir na, turi krūvą problemų, įvairiausius skausmus, su prastėjusia plaučių funkcija ir taip toliau. Ar ne? Ir mes tada pradedam žiūrėti, gerai, plaučiai yra plaučiai, bet jie yra šonkauliuose. Kad plaučiai gerai veiktų, turi gerai veikti šonkauliai. Kad gerai veiktų šonkauliai, turi gerai veikti stuburas. Kad gerai veiktų stuburas, turi gerai veikti centrinė nervų sistema. Ir taip toliau, ar ne? Ir mes pradedam žiūrėti, gerai, tvarkoj, tai mes atsakinėjom. Žmogui išsivystė plaučių uždegimas dėl to, kad jo dešinė pusė šonkaulių viso lanko, viso narvo nejudėjo ilgą laiką. Ir kvėpavimo funkcija suprastėjo. Plaučių, sakykime, pleura ir tas tarpas tarp plaučių ir tos pleuros, tai yra toksai kaip slidus maišas, kuriame yra šiek tiek nedaug skysčio ir viskas ten labai gerai tada slysta ir plaučiams labai lengva, ar ne? Atsiranda įvairūs užspaudimai, prilipimai ir plaučiai tada pradeda puškuoti, tiesiog jie nebesugeba gerai valytis ir tampa pažeidžiami ligai. Ir lygiai taip pat po ligos mes išgydėm antibiotikais, galbūt kažkuo tais padėjom atsigauti, bet ar toliau jie tinkamai veikia? Ir mes dėl to turim ieškoti įvairiausius padarinius arba priežastis, jeigu tai yra profilaktinė medicina, osteopatija yra labai efektyvi profilaktinė medicina. Nu ir mes tvarkom juos tam, kad plaučiai būtų sveiki. Bet mes nenorime žiūrėti į plaučius kaip į atskirą sistemą ir galvoti, nu tai plaučių lygos ir yra tokie ir tokie vaistai ir yra plaučių lyga. Bet kodėl jinai kilo? Pradžių, kodėl ta infekcija kilo, kodėl organizmas šito žmogaus, nors 100 žmonių taip ten padirba, tokiose pačiose sąlygose gyvena, 100 žmonių, 99 žmonės neužsikrėtė, o būtent jis užsikrėtė. Kodėl jo plaučių sistema tapo pažeidžiamesnė? Na ir mes tada žiūrim,
į visą tą aplinkinį aparatą, kuriame plaučiai taip pat dirba ir yra jo dalis. Ok, man patinka, kad nuo pat pradžių, nes dažnai kažkaip žmonės yra linkę malšinti simptomą. Mes kaip tik vienu pašnekovu buvom kalbėję, kad žmogus, kai jisai pripranta, sako, jaustis ant savo ten 6, jam atrodo, kad čia yra jo 10. Ir jis gyvena. Ir jam atrodo, fainai, jisai gyvena, toliau, jam viskas ten gerai. Bet jeigu tu žmogui, ir net jeigu tu pas jį ateitum ir sakytum, žinai, tu gali jaustis gerai, jis sakytų, kas tau, aš 10 savo jaučiuosi, man viskas tvarkoja. Bet jeigu jis pajaustų, ką reiškia 7, 8, 9, tada tik tais jam iš tikrųjų pasijaustų, tai gal čia pas mane simptomai atsiranda dėl to, nes ten kažkur ir aš turiu ten spręsti, kad jausčiausi geriau. Bet kokios asmeninės, nežinau, kažkokie iššūkiai, pamokos formavo apskritai tą požiūrį į sveikatą? Asmeninės pamokos ir čia geras klausimas iš tikrųjų. Kažkaip žmonės atrodo dažnai tas sritis ateina iš savo kažkokių išgyvenimų ir atsineša kažkokius dalykus. Aš nesuprantu kodėl, bet aš nuo pat paauglystės pradėjau tiesiog gydyti namiškius. Man buvo įdomu, aš pradėjau rytų mediciną įvairiausiais taškais, meridianais ir taip toliau gydyti ir mane visada tai žavėjo. Ir kitas dalykas, aš absoliučiai visą savo laisvalaikį leisdavau gamtoje. Šalia namų labai gera aplinka buvo, parkas, gamta, miškai ir labai daug galėjau tenais praleisti, statydamas, tyrinėdamas, būdamas ir nežinau, ko gero tas ryšys su gamta mane labai stipriai irgi pakreipė į tokią būtent medicinos formą, kurioje tu norėtum suprasti žmogų kaip visumą, kad jisai yra gamtos dalis ir mums atrodo, kad gamta tai yra lapai, šakos ir žolė ir maždaug tai yra gamta ir aš nenoriu būti toje gamtoje, aš noriu būti mieste ir tarp gražių savo paviršių ir tai jau yra nebe gamta. Iš esmės, tam paviršutiniškam lygmenį, taip galbūt tai yra nebe gamta, bet man gamta visą laiką buvo tai tokia prasiskverbianti jėga pro mus visus, tai yra mus palaikantis laukas, be kurio mes tiesiog negalėtume išgyventi ne vienos sekundės, galų gale tai yra rišanti mūsų ląsteles, mūsų visas funkcijas, tai yra kažkokia tais palaikanti jėga, kurios poveikį mes išugdę savo pojūčius, galim pradėti jausti ant žmoguje. Ir osteopatijoje toliau mokantis ir toliau būnant su patirtimi, ir aš osteopatijoje esu beveik 10 metų, tu gali atrasti savo įgūdžius, juos išaštrinti taip, kad tu pradedi jausti, kad kūnas jis komunikuoja su aplinka, jisai keičiasi, jisai keičia savo kokybę ir audiniai jie tampa tam, kad žmogus galėtų pagyti, reikia atrasti tam tikrą neutralumą, tam tikrą balanso tašką tuose audiniuose ir jie tada daug geriau pradeda komunikuoti tarpusavį ir su ta mūsų rišančia aplinka. Tokia kaip papildoma kalba gaunasi praktiškai. Taip, tai yra tokia kalba, kuri yra, kaip programinė kalba, kuri sukasi visą laiką. Tai yra kodas, binarinis kodas, kuris visą laiką fone groja, bet mes jo nematom. Bet po truputėlį mes galime pradėti jausti jo poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui. Tai tas vėlgi atsukant ar ne, kodėl aš pasirinku tokią sritį, man yra akivaizdu, kad mes esame labai labai susiję vienas su kitu ir su savo aplinka ir mes į tą aplinką kažką įnešam ir ta aplinka ir kažką mums suteikia. Ir medicina neturėtų būti atskirianti žmogų nuo tos aplinkos, nuo jo, ne tik tais nuo jo vidinės aplinkos, bet ir nuo jo dvasinės aplinkos, nuo jo psichologinės, protinės, emocinės aplinkos, nes visa tai labai stipriai diktuoja gyjimo procesus. Tu gali sulėtinti gyjimą arba išvis panaikinti vos ne gyjimo procesus vien tik tai su kokiu nors stipriu emociniu išgyvenimu arba ribojančiu įsitikinimu, kurį žmogus nešiojasi ir viskas, jisai negyja. Ir lygiai taip pat tu gali turėti proveržius,
pakeitęs tuos įsitikinimus arba pamatęs kitokią perspektyvą ir gijimas greitėja. Ir mes jau turime net ir mokslinius įvairiausius įrodymus, kai tu gali manipuliuoti, pavyzdžiui, žmogaus suvokimą, laiko suvokimą, kiek laiko praėjo. Ir pagal tai jisai gis arba greičiau, arba lėčiau. Vien tik dėl to, kad jam atrodo, kad praėjo šiek tiek ilgiau arba šiek tiek trumpiau. Tai vėlgi, jeigu mes matome tokius fenomenus, kaip mes galime žiūrėti į save kaip į mėsą ir kaulus, kurie yra atskirti. Aš manau, aš visą laiką, tai tą klausimą, kai man kokį nors užduoda, ar ten būna ir apie Dievo tikėjimą ar panašiai, man patinka vienas atsakymas, kur sakau, kad žmogus dar labai daug ko nesupranta. Ir aš manau, kad va čia yra, dar reikės daug metų, tūkstančių, kad mes galėtumėm pažengti į priekį. Ir vienas iš tų atrodo elementarių dalykų, bet spėju, kad sveiki žmonės pas jūs nesikreipia. Ar ateina tokių, kurie nori prevencijos? Tikrai ateina tų, kurie nori prevencijos, jų yra mažesnė dalis, nes žmonės galintys užsimti prevenciją dažniausiai yra susitvarkę savo gyvenimą visai neblogai kitose sferose ir jie tada gali skirti resursų, jie gali skirti savo laiko, save labiau pažinti. Nes gydymo procesas, osteopatinio gydymo procesas, jis iš esmės yra ir toksai pažintinis procesas žmogui, jo sistemai. Net jeigu ir jisai miego procedūros metu, jis gali pilnai atsipalaiduoti, jisai miego, bet jo sistema, nervų sistema gauna gerokai daugiau informacijos, vien tik dėl to, kad vyksta gydymas. Ir žmonės, kurie pajaučia tą poveikį, jie pradeda reguliariau lankytis, tai nebūtinai tai yra labai, labai dažnai, bet tai gali būti kartą per mėnesį, kartą per 2, kartą per 3 mėnesius. Ir tada visi sveikatos parametrai linkia didėti. Dėl to, kad gerėja tiesiog vidinė komunikacija tarp nervų sistemos ir organo, tarp nervų sistemos ir sąnario. Galbūt kiekvienas mes turime tokias silpnesnės vietas, Achilo kulną. Vienam greičiau išeina iš rikiuotės skrandis, kitam išeina iš rikiuotės žarnynas, kitam su stuburu negerai. Tai mes padėdami žmonėms integruoti tas problemas, mes galime padėti jiems ir suprasti, iš kur jos ateina ir kodėl jos kyla. Nes jeigu žmogus save prižiūri, jūs anksčiau minėjote apie tą šešetą, ar ne, ir kiekvienam yra norma. Bet kai žmogus pasijunta geriau, jisai lengviau pradeda pastebėti, kas jo gyvenime jam iš tikrųjų gadina sveikatą. Kai jam iš viskas blogai, yra labai sunku net ir kalbėti su žmogumi, nes tu nežinai, jis pats nežino. Tai ar dėl to, kad dirbau ten 10 valandų, ar dėl to, kad kilnojau, ar dėl to, kad nemiegojau, ar dėl to, kad nevalgiau gerai. Yra daug situacijų. Bet kai tu jau labai gerai jautiesi, tada tu pradedi suprasti, tie susitikimai mane įveda į negerą būseną. Ir dėl tos negeros būsenos aš pastebėjau, kad aš daugiau stresuoju, prašiau miegu ir taip toliau. Gerai, tai kodėl tie susitikimai mane įveda į negerą būseną? Gal man ten kažką reikia pakeisti, gal man reikia vengti tų susitikimų ar tų žmonių. Ta prasme, jūs suprantat mano pavyzdį, bet iš esmės atsiranda jautrumas savo ir jeigu mes esame jautresni savo, mes galime padaryti geresnius strateginius sprendimus gyvenime, užbėgant įvykiams už akių. Tai kitaip tariant, ne tik osteopatas tampa prevencinės medicinos tuo davėju, bet ir pats žmogus jisai pradeda į save žiūrėti prevenciškai. Aš užbėgsiu įvykiams už akių. Čia pilnai suprantu, nes ir aš per savo kelionę stebiu savo sveikatą ir suprantu tam tikrų dalykų, kaip mano kūnas reaguoja tam tikrus pokyčius. Pradedant nuo maisto, sporto iki poilsio ir panašiai, kartais gali jaustis visiškai pavargęs, bet žinai, kad tau reikia fizinio aktyvumo ir tu atrodo tą nuovargį pakeiti didesnį energijos amplūdį, nes tiesiog gal kraujotakos sistema miega ir tau reikėjo prasijudinti, kad tu jaustumės geriau. Bet dažnai girdžiu nuo jaunų iki vyresnių žmonių, labai dažnas. Ta prasme, turbūt 8 iš 10, kurių paklausčiau, atsakytų jo. Tai yra, turiu su stuburu problemų, arba skauda nugaros apačią ir panašiai. Kas sąlygoja tokius dalykus, kad pas visus kažkaip su nugara bėdos? Sąlygoja keletas tokių įdomių dalykų. Vienas dalykas tai yra mūsų evoliucinis kelias iki tol, kai žmogus atsistojo nuo 4 ant 2 kojų. Jisai įgavo labai daug gerų savybių. Labai,
labai jam padedančių savybių konkuruoti su visais kitais gyvūnais. Bet labai labai paprastai tariant, keturkojai gyvūnai, stuburiniai keturkojai gyvūnai, ne, mūsų šunys, arkliai ir taip toliau, jie turi daug geresnius mechaninius svertus keliavimui ant keturių galų, judėjimui. Labai gerai ištyrinėti tie mechaniniai svertai, kaip juosmuo, kadangi koja ir juosmuo visą laiką yra daug maž 90 laipsnių, daug lengviau raumenims sulenkti tą koją, nes jinai jau yra sulenkta stuburo atžvilgiu. Bet mes ištiesiam koją, ar ne? Mes ištiesiam kojas, mes atsistojom, dar ten yra daug niuansų dėl dubens dydžio ir formos, tam, kad galėtų moteris gimdyti vaikus ir taip toliau. Tai gamta labai ieškojo kompromisų ir viską labai gerai reguliavo. Tam, kad mes galėtume eiti ant dviejų kojų, būti absoliučiai efektyviausiai energiją naudojantis žinduoliai, mes labai galim daug eiti ir ištvermę nugalėti, taip sakant, stirnas ir tenais antilopės ir visa kita. Bet tai grįžtant prie to mechaninio tokio pranašumo, tai mes jį trupučiuką praradom ties juosmeniu, būtent ties juosmeniu. Ir viskas būtų gerai, jeigu mes būtume tokioj aplinkoj, kurioje mes ir evoliucionavom. Jeigu žmonės tiki evoliuciją, kai kurie gal netiki, ne? Bet jeigu mes evoliucionavom toj aplinkoj, tai yra gamtoj, kitaip tariant, kur yra daug nevienodų paviršių, yra labai įvairi veikla, tai viskas būtų gerai. Bet mes labai greitai sugebėjom pakeisti savo aplinką į statmenus paviršius, į kėdes, į statmenas linijas, horizontalias plokštumas. Pasigaminom batus, kurie mums tikrai nereikalingi, tokia prasme, su labai kietais storais padais ir keičiantis biomechaniką. Vienu žodžiu, daug priežasčių. Tai yra viena dalis. Ir tiesiog nugara, mūsų juosmuo pradėjo nebeatlaikyti to, ką mes darom. Mes daug sėdim ir mes daug sėdim vienodai. Ir žmogus geriausiai funkcionuoja, kai jisai gyvena įvairoviai, kai jis gali padirbti ir tokį darbą, ir trečiokį darbą, ir 10 darbą. Ir žmonės, kurie turi tas sąlygas, jiems realiai atskirai mankštintis nereikia, jiems atskirai sportuoti, užsimti prevenciją, stuburo, ten skausmų prevenciją jiems nereikia. Jie, taip sakant, pamaitina savo sistemą įvairialypiais judesiais. Ir to užtenka, kad mes tikrai gerai galėtume funkcionuoti. Bet kai pradėjom specializuotis savo darbuose, fabrikuose dirbti, ten ofisuose ir visa kita, tada tapom tokie mašinistiški, bet sąnariai organizmas nėra mašina. Nepaisant daugybės analogijų, jis nėra mašinais. Nes guoliai nekvepuoja, jie nekeičia savo formos, o sąnariai jie keičia nuolatos savo formą ir jiems reikia, kad jūs minkytų įvairiom formom, įvairiom būklėm, įvairiais kampais ir tada organizmas jisai geriausiai gali funkcionuoti. Kai mes tik tais mašinos tampam, vienodi kampai, kartotiniai krūviai, bus blogai. Nes aš kažkaip visada, girdžiu žmonių, darausi mankštą, ten kažkas sportuoja, dar kažkas, bet retas pamini stuburo kažkokias mankštas ar panašiai. Nežinau, kodėl taip yra susiformavę, gal net ir tie žmonės, kurie turi problemų su stuburu, aš girdžiu, kad jie taip sako kaip, nežinau, kaip natūralią praktiką. Ai ne, aš ten negaliu šito daryti, nes aš turiu problemų su stuburu. Taip. Ir jie susigyvena su tom savo problemom. Taip. Čia yra blogai. Nes vienas net ir iš reabilitacijų tokių, vienas iš tikslų yra, mes nenorime paciento, žmogaus, mes nenorime leisti, kad jisai kažko negalėtų. Kaip aš galiu išplėsti tokį pareiškimą. Ta prasme, kad reikia visada ieškoti ir išvengti taip arba ne scenarijaus. Jeigu negaliu, tai iš vis nedarysiu nieko panašaus. Taip, aš negaliu galbūt kelti pianino, bet aš galiu daryti kažką, kas gerokai yra lengviau, švelniau mano sistemai, bet aš vis tiek darydamas susipažinsiu su savo stuburu, aš jį mankštinsiu, aš mokysiuos kažką tais daryti, vietoj to, kad aš iš vis nedarau ir aš prarandu tas galimybės.
ilgainiui žmogus praranda tas galimybės, jisai dar labiau praranda, dar daugiau praranda stuburo lankstumo, mobilumo. Ir tragedija yra tokia, kad jeigu žmogus praranda stuburo galimybės, visos kitos jo galimybės susitraukia. Nes nervų sistema ir visas organizmas, jisai tau negali duoti labai gerų kojų ir labai gerų rankų, jeigu pas tavai yra prastas stuburas. Nes stuburas viską organizuoja, jisai yra centras. Ir jeigu yra tavo centras gerai ugdomas, vystomas ir prižiūrėtas, tai iš to centro gali ateiti geri signalai ir gera priežiūra galūnėms. Iš to centro gali ateiti gera inervacija į vidaus organus. Bet jeigu centras yra sustingęs ir nejudrus ir skausmingas, visos funkcijos prigesta ilgainiui. O savo puslapį irgi mačiau, kad rašėt apie jogos grėsmę stuburui. Nes joga, man atrodo, tokia kažkaip kaip su sveikatingumu labai asocijuojasi. Toks nei ten kažkoks kultūrizmas, nei tu ten savęs kažkaip per daug droži, gal taip liaudiškai sakant, savo kūno. O parašėt, kad reiktų atsargiai tą vis dėlto žiūrėti. Taip. Na, vienas dalykas, labai daug patirties turiu su tuo, nes turėjau ir daug pacientų, kurie praktikuoja jogą ir jogos mokytojai ir taip toliau, ir jiems kažkas nepasiseka, nebesupranta, ką jie darė negerai ir jiems pradeda skaudėti nugarą, o praktikuoti reikia toliau. Na ir yra keletas priežasčių, viena iš labai labai svarbių priežasčių, ką visiems reikėtų žinoti, kad mes visi skirtingi, mūsų anatomija yra labai skirtinga. Nepaisant to, kad mes turime visi stuburus, bet kiekvienas stuburas yra skirtingo ilgio ir pločio ir jo tos ataugos, normalios fiziologinės ataugos, prie kurių kabinasi raumenys, kad galėtų tą stuburą judinti, jos yra irgi skirtingų dydžių. Kitaip tariant, aš galiu lenktis kažkiek ir nespausti tų ataugų. Ir jeigu kitas žmogus, kuris turi trupučiuką kitokią anatomiją, lenksis lygiai tiek pat, kiek aš, pas jį prasidės kompresija. Tarp tų ataugų jis pradės traiškyti realiai savo stuburą. Tiesiog. Ir jeigu tas žmogus ateina į jogos grupę ir jisai mato jau ten kelius metus praktikuojančius arba ir ne veltui galbūt jie praktikuoja dėl to, kad jų stuburai yra tokie ir jiems labai faina. Jie išsitempia, o aš galiu susukti save į mazgą. Ir jisai žiūri ir jisai patiria savo tokį primestą spaudimą, kad man reikia kažkaip tai progresuoti, aš negaliu atsilikti, ką aš čia darysiu. Jisai pradeda save lankstyti ir laužyti ir plėšyti ir pradeda jam skaudėti. Ir mes tada su pacientais turime prisėsti ir turėti tą tokią kalbą. Tai kiek jums laiko skauda nugarą? Maždaug 1,5 metų. Kiek jūs užsiminėjat jogą? Apie 2 metus. Sakau, žiūrėkit, ar gali tai būti, kad kažką darote ne taip, arba ne pagal savo galimybės jogos praktikų metu? Nežinau, negali. Kartais tai yra tiesa, kurią sunku pripažinti, bet aš visada su pacientais tiksliai turiu identifikuoti kiekvienam jo priežastį, kad jis žinotų, ką daryti. Aš visada vengiu ir raginčiau kitus gydytojus nesuteikti tos informacijos, su kuria tu negali nieko padaryti. Ir net nebandyti mąstyti taip. Jums čia tiesiog kažkoks uždegimas ir tiesiog būkit ar ten išlaukit ar kažką tais. Pas jūs skoliozė. Dėl to jums skausmas. Tarsi skoliozė paaiškina stebuklingai, kad jums skauda. Tai yra informacija, su kuria žmogus nieko negali nuveikti. Bet jeigu mes pasakom, žiūrėkit, pas jūs yra, kai jūs tiesiat stuburą, dabar tieskitės iki šito momento, jaučiat pojūtis, buvo tempimo, o čia atsirado spaudimų. Tai šitas pojūtis yra ta raudona linija, kurios jums negalima peržengti, nes jeigu jūs peržengėt, tai tada jūs pradedat laužti, tempti, žaloti raiščius. Ir tada žmogus tiksliai žino, gerai, tai prie tų asanų jogos, galbūt kažkokių tais pozicijų, aš nedarysiu to ar to, arba darysiu švelniau, pasišnekėsiu su savo treneriu ar guru. Ir mes prieisim kažkokį tais sprendimą ir aš galėsiu praktikuoti savo mėgstamą praktiką, bet aš galėsiu tą daryti individualiai savo, žinodamas savo tokias. Žmonės pamiršta, kad rezultatam reikia laiko ir dažnai mes, kaip turbūt žmonės, mėgstam lyginti su kitais. Ir jeigu kitas tiek padaro, tai ir man reikia tiek padaryti. Man būna, pavyzdžiui, kur tempi ten kojas kažkur, aš čia nesusilenkiu, galvoju, tiek, kiek tas susilenkia. Man irgi reikia tiek pat, bet nelabai gaunas tada. O kaip tas tobulo kūno kultas, kultūrizmas?
neigiamą įtaką turi ir teigiamą įtaką sveikatai? Kultūrizmas. Visi nori didelių raumenų, būti gražus, ruošiasi vasarai, stuburą pamiršta, mankštą pamiršta. Kultūristai, aš nieko prieš kultūristus neturiu, bet jie pasistato vienus labiausiai limituotų kūnų. Visom įvairiausiom prasmėm. Vienas dalykas, sumažėjo amplitudės ir viskas, tu nebeturėjai amplitudės, nes tu pripumpavai raumenis. Jie prisipumpavo vandens, iš esmės, skaidulas išsipūtė, hipertrofavo ir sumažėjo amplitudės, vadinasi, tu gali mažiau padaryti tokio fluidiško judesio. Gyvenime tu esi labiau varžomas. Kai vieną kartą parduotuvėje mačiau, kai kultūristas per savo bicepsą negali ir kalba su mama savo, ir mama ten kažką ir prie kitos ausies pridės, ar ne? Tai mes norime savo galimybės plėsti, bet nesiaurinti. Ir kultūrizmas nėra išimtis, bet koks kitas sportas, jeigu jis yra praktikuojamas pakankamai profesionaliai arba varžantis su kitais, jisai specializuoja kūną ir suteikia jam galimybių vienoj perspektyvui, bet atima iš kitos. Niekada negali būti geriausias visur, tai geriausias galbūt būsi vienoj, bet visur kitur būsi potencialiai labai prastas. Ir tai yra tokia auka, kurią žmonės susimoka. Tai iš esmės prieš kultūrizmą aš tikrai nieko prieš neturiu, nes tai yra žmogaus pasirinkimas ir tai daug suteikia ir kitų emocinių ir psichologinių tokių, daug naudos galbūt, ar tikslus kažkoks tai žmogus pasiekia. Bet jokiais būdais nereikėtų galvoti, kad žmogus, kuris turi hipertrofuotus raumenis, kažkaip yra subalansuotas, jis yra absoliučiai disbalanse. Žinot, žmogų žiūri, gražus žmogus, didelį raumenis, viskas, tai kažkaip gal asocijuojasi mūsų kultūroje, kad tai yra sveikas žmogus, kad va taip atrodo sveikas žmogus, nors aš visą laiką iki kokių gal 20 metų norėjau eidavau į sporto salę, ten treneris visą laiką kiekvieną atėjusi sakydavo, tu trikovininkas būsi, reikia eiti sportuoti, maks daryti. Ir man būdavo gražu ir ten pripumpuoti kūnai ir panašiai, bet aš šiaip ties 20 perkopiau ir man pradėjo tas kūnas atrodyti, kad jisai turi būti pritaikytas pagrindiniam savybėm. Jisai turi mokėti šokti, jisai turi mokėti šliaužti, lipti, bėgti, ten gerai jaustis, pasiekti nugarą turi galėti savo ir panašiai, va tokie dalykai. Tai turbūt sveiko žmogaus požiūris, tas kūnas gali būti gražus, bet jis turi funkciją atlikti savo gerai gebėti. Į 10. Ir jūs, Laurinai, jau paminėjote apie kultūros skirtumus. Ir tas grožis ir yra mūsų kultūros. Aišku, jis yra ir genetinis. Mums genetiškai yra gražu matyti raumeningus vyrus, nes tai signalizuoja, kad vyras yra stiprus, sveikas, vaisingas ir gali apgintis, gali būti geras genties dalyvis ir efektyvus kare ir taip toliau. Taip. Bet tas suvokimas jis lygiai taip pat gali būti manipuliuojamas ilgalaikiai kultūroje, tas suvokimas grožis gali būti manipuliuojamas ir jisai praranda savo prasme. Kitoje kultūroje, pavyzdžiui, yra grožis vyro su dideliu pilvu. Kitoje kultūroje, Afrikoje yra gentis, kur turi vyras turėti kuo didesnį pilvą. Jeigu jis turės absurdiškai didelį pilvą, jisai bus realiai genties tenais vadas. Indijoje pilvas yra irgi rytuose pilvas yra labai labai išreikštas pilvas, labai yra geras sveikatos ir galios požymis. Pas mus vakaruose pilvas, mes iš vis nenorim matyti pilvo, absoliučiai, mes negalim turėti pilvo. Tai jūs ir paminėjot. Iš tikrųjų, ką mes galim žiūrėti kūno funkcionalumą, ką žmogus sugeba savo aplinkoje. Potencialioje aplinkoje, kurioje jis galėtų gyventi, kuri reikalauja iš jo iš tikrųjų, kaip ir sakot, šuolių, lipimo, savo kūną organizuoti, judėti erdvėje, keisti plokštumas, nusileisti ant žemės, pakilti. Žmonės vengia sėdėti ant žemės. Jie nežino, kaip tą daryti, jiems atrodo, tai jau yra kažkoks kultūrinis tabu dažnai. Ir nebent jogos studijoje gali sėdėti ant žemės, bet jo net kūnas nesiorganizuoja. Jeigu net ir bandytų organizuotis, mūsų batai neleidžia. Bandyk atsisėsti ant žemės su kryžiuotom kojom, su žieminiais batais. Ta prasme,
ir tai suformuoja tam tikras kryptis ir viskas. Ir tai yra mūsų natūrali aplinka ir joje mes tada žiūrim, kokius kompromisus mes galim turėti su savo sveikata. Aš dabar tai pagalvoju, man labai įdomu, kaip atrodysim dar po, nežinau, 10 000 metų. Mes taip ėjom, stojomės, dabar kas antras žmogus, kas trečias turi lordozę, vaikštų išsirietęs nugarą. Aišku, negalima taip, aš nesistengiu generalizuoti, bet tikrai yra, pastebiu daug problemų ir pastebiu iš saviškių ir ten pastebiu, kad tos problemos jos tampa tiesiog jų gyvenimo dalimi. Tai man dėl to ir smagu pasikalbėti su savo sričių specialistais apie sveikatą, apie kūną, apie judesį, apie tą patį maistą, kad žmonės suprastų, gali būti kitaip, gali būti geriau. Tu gali ne tik, kad lengvai iš automobilio išlipti, tu gali ir per tvorą peršokti, jeigu tau reikia, ta prasme, kad kūnas tavo gali tą padaryti. Tad man įdomu laikysenos visa ta tokia prasmė. Nes kiekvieno kūno sudėta skirtingai, mes kiekvienas ten sėdėm. Kažkas sako, kad reikia būti išsitiesusiam, kažkam geriau yra sukritus, kažkaip sėdėti ir panašiai. Kaip apskritai, sėdimas darbas ir mažas fizinis aktyvumas veikia mūsų kūną, visą sėdėseną, panašiai? Mes jau tikriausiai visi žinom, kad veikia blogai. Bet mes tada jau ieškom, tai gerai, o ant kiek blogai, iš tikrųjų, ant kiek ilgai aš galiu išsėdėti ir turėti tas kompromisinės situacijas. Iš tikrųjų, geros laikysenos prasmė nėra apie sėdėjimą tiesiai ar ten pečiai atlošti ar dar kažkaip. Mes ne ten žiūrim, tai ne ta metrika, kurią mes turėtume naudotis. Laikysenos esmė, tokia viena iš pagrindinių esmų, tai yra, kaip kūnas turi būti organizuotas, kad jisai eikvotų mažiausiai energijos tuo metu ir kad jisai galėtų iš tos nulinės pozicijos, iš tos geros laikysenos, galėtų pereiti į kitas padėtis lengvai, takiai, efektyviai. Kitaip tariant, aš gydau pastoviai žmonės susiduriu, kurie sėdi darbe labai tiesiai, labai taisyklingai ir jie turi begalės skausmų, nes jie visą laiką laiko save įtampui, tai reiškia, kūnas reikalauja labai labai daug energijos tuo metu. Ir mažo to, iš tos didžiulės įtampos, jisai negali gerai, jis nueina į tą pačią sporto salę, jis nebemoka lankstytis, jis nesupranta, kaip tą daryti. Jis visą laiką yra įtampui, kitaip tariant, jisai nebegali keisti savo padėties, jis nebegali lengvai organizuoti savo kūno, atlikti kitas veiklas. Laikysena mums yra tam. Ir jinai gali būti daugiau reikalaujanti energijos. Tai, tarkim, šiuo metu aš galiu lygiai taip pat būti pasilenkęs virš kriauklės, valytis dantis, kaip pavyzdys. Ar tai yra gera laikysena? Jeigu aš klausiu, ar šiaip iš esmės tai yra gera laikysena, tai bus beprasmiškas klausimas. Bet jeigu aš klausiu, ar tai yra gera laikysena dantų valymuisi, superinė laikysena, aš darau, ką man reikia daryti. Iš ryto užsimiegojęs, vos pastovintis ir užsimerkęs, galiu pasilenkti virš kriauklės ir valytis dantis. Ir kūnas tą ir turi gebėti. Jis turi man leisti patekti į tokią poziciją. Bet aš nenoriu tokioje pozicijoje dirbti ir man nereikia tokioje pozicijoje dirbti ir aš negalėčiau to padaryti, nes tai reikalauja daugiau energijos. Tai lygiai tas pats. Prie kompiuterio aš noriu sėdėti vienas dalykas, patogiai, be įtampos kiek įmanoma ir kad tai man leistų atlikti efektyviai darbą. Ko gero viskas. O kaip tenais kiekvienas suras sprendimus? Yra kėdės, super stalai, kelias leidžiasi tenais, yra jau daug čia atskiras toksai skirsnis diskusijų, apie tai aš galėčiau kalbėti labai ilgai. O kokie šiuolaikinio žmogaus įpročiai jūsų akim turi tą didžiausią įtaką, blogą įtaką žmogaus sveikatai? Nes aš, pavyzdžiui, vieną dalyką pastebiu. Sėdėjimas automobilyje vairuojant. Aš kažkaip pastebiu, kad aš atsilošiu ir vieną ranką laikau vairą, o mano kita ranka gaunasi, kad tokia padėta. Ir aš toks persikreipęs realiai sėdžiu. Ir visą laiką, ir ilgoj kelionėje kažkiek pasitaisai, bet išlipant jaučiu, kad mano, pavyzdžiui, dubuo yra pasisukęs, nes kairė koja ilsisi, automatinė pavarų dėžė, o dešinė spaudo pedalus. Ir aš toks visas pasisukęs ir būna, kad net pavargsta. Gal pastebi dar kažkokių šiaip gyvenimiškų, kur žmonės ateina su tom problemom ir matot, šitas 5 pakenkia, šitas 10 pakenkia, pasikartojantis kažkokie veiksniai žmonių.
Pasikartojantis veiksniai, čia bus toksai galbūt paradoksalus atsakymas, bet mūsų aplinka tapo per patogi. Ir tai, paradoksaliai padaro tai, kad žmogus tiesiog jis labai lengvai prisitaiko prie tos aplinkos ir jis joje užmiega. Ir tai jam sukels krūvą kitų problemų, bandant prisitaikyti prie kitos aplinkos. Labai paprastas pavyzdys. Štai aš dabar sėdžiu ratukiniai kėdėjai. Jinai dar supasi. Ir aš, būdamas viduje vaikas, aš tiesiog ant jos supuosi ir aš ją mėgaujuos. Man patinka jinai. Nes aš šiaip ant tokios kėdės niekada nesėdžiu. Aš dabar džiaugiuosi. Ne? Bet jeigu aš, tarkim, dirbčiau ofise visą laiką, tai šita kėdė man suteikia tokį dalyką, kad aš galiu dabar nebenaudoti savo stuburo rotacijos. Jinai daro ir tai už mane. Aš galiu tiesiog, kitaip tariant, aš atsiduriu savotiškam neįgalioje vežimėlyje, jisai man tiesiog tam tikras funkcijas pakeičia. Ir aš galiu tiesiog trupučiuką pavažiuoti į kairę ir kalbėti mikrofoną iš šono, pavažiuoti į dešinę ir kalbėti mikrofoną iš šono. Ir jeigu man, pavyzdžiui, reikėtų pasiekti dokumentą, aš galėčiau paimti tą ir padaryti. Ir štai aš praradau galimybę tiesiog tą atsistojus padaryti ir nusileisti, panaudoti savo kojas ir pakelti savo svorį, nežinau, kiek mano čia dalis kūnos, bet jeigu mano visas svoris, aš turėjau vieną kartą pakelti visą savo svorį, nežinau, 80 kg, tam, kad aš pasiekčiau dokumentą. Tai reikalavo nemažai energijos, bet tai reikalavo raumenis naudoti, sąnarius, visą kitą. Ir jeigu aš dabar nepasinaudoju tą progą, 1000 kartų per dieną, sėdėdamas kėdėjai. Spėkite, kokią tai įtaką darys mano sveikatai ir aš toliau sėdžiu savo neįgalioje vežimėlyje ir džiaugiuosi. Tai tiesiog aplinka yra per patogi ir, pavyzdžiui, jeigu mes norime išspręsti kėdes, šiaip kėdes jau mes seniai išsprendėm kaip tokį dalyką, mes turim pačias geriausias kėdes pasaulyje. Jau vien aš įsėdu į savo bemsą ir tenais yra taip žiauriai, nerealiai patogu, kad ta prasme, nebėra ką daryti tam kūnui, jis tam praktiškai užmiega ir tu gali važiuoti nuo Vilniaus iki Klaipėdos, neišlipęs ir tau viskas bus gerai, bet tu išlipi ir tu jauties pavargęs kitaip. Tarsi kūnas kažkoks trupučiuką užmygęs, jis kitoks. Ne dėl to, kad tau skauda raumenis, dėl to, kad tu pavargai, nes tu prisitaikai, bet jis kitaip pavargęs. Ir tai kelia naujų iššūkių, į kuriuos mes dar turėsim atsakyti kaip civilizacija. Ir jau mes pradedam tikrai turėti daug įvairiausių. O kaip atpažinti prastą laikyseną? Yra kažkokie, pavyzdžiui, žmonės patys gali pastebėti, kad ten, tarkim, pečiai į priekį yra pavažiavę, o gal jie per tiesiai sėdi ir jaučia įtampą nugaroje. Kaip jūs atpažįstat, žiūrite žmogų? Lengviausiai atpažinti kituose ir savyje tai yra svorio centrai. Jie yra nesubalansuoti svorio centrai. Tai, kitaip tariant, vienas iš svorio centrų yra mano galva, kitas yra, tarkim, krūtinė. Galbūt galima būtų liemenį sakyti, bet galima jį skirstyti į porą svorio centrų. Ir dubuo. Kitaip tariant, galva, krūtinė ir dubuo. Ir tie visi svorio centrai, jeigu aš noriu išnaudoti mažiausiai energijos, jie turi būti plius minus vienas ant kito. Jie turi būti ašy ir jie turi mokėti gerai suptis. Jie turi būti lengvam judesy. Tai klaida būtų. Tai vienas iš vėlgi labai įdomių dalykų yra tai, kad atrodytų, kad žmogus gali ateiti ir jo laikysena yra svorio centrai vienas virš kito subalansuoti, bet tu matai, kad jie nejuda, jie statikoj, žmogus sustingęs ir sušalęs. Ir kai jisai kvėpuoja, jis bando izoliuoti savo kvėpavimą, kyla galbūt pečiai, galbūt kyla krūtinė, galbūt jisai kvėpinėja į pilvą, bet visa kita yra užšalę ir jisai statiškas. Tai vien svorio centrų subalansavimo neužtenka kaip parametro gerai laikysenai. Dar visa tai turi būti, gyva, judru ir tu matai. Ir tiesą sakant, iš savo patirties galiu pasakyti, kad geriau turėti kuprą, bet ją paslankę ir judančią ir gyvą, negu tiesų stuburą tenais su balansuotais centrais, bet sustingusi. Sveikatai tai yra daug geriau. Ir kartais mes su kokiu stuburu gimėm, tokiu gimėm, ar ne? Anatomija skirtinga ir nebepasirinksi. Bet kaip mes jį ugdom, tai yra nuo mūsų pasirinkimo priklauso. Tai čia vėlgi yra įgalinanti
mūsų pacientus informaciją, kad, man būtų lengva pasakyti, tai pas tave kupra, skoliozė, dar kažkas, ir maždaug turėk. Bet iš kitos pusės, koks stuburas yra, toks yra. Ugdyk jį štai šitaip ir šitaip ir tavo ilgamžiškumui sveikatai bus daug geriau. Viskas turi būti pajudinama, viskas turi būti judru, tada laikysena bus geriausia. O laikysena, už to slepiasi ne tik kažkokia tai išvaizda, ten kreivas žmogus, nekreivas, bet ir daug visokių sveikatos problemų, ne? Nes kūnas mena viską iš esmės. Nes žinau, kad jeigu, pavyzdžiui, net ir tą pačią emociją, psichologinę būklę, jeigu dabar klausytojai klauso, pabandykit pečius atvesti atgal ir krūtinį išvesti priekį. Toks pasitikėjimas savim ateina, iškart jau geriau jautiesi. Jeigu sukrenti po truputį į priekį, jauties toks pavargęs, prislėgtas, gal liūdnesnis. Bet įsivaizduoju, kad ten dar slypi ir daug kraujotakos visokių dalykų. Dėl laikysenos, pavyzdžiui, kažkam galva svaigsta. Taip. Dar kažkas būna. Daug žmonės užmigę ant laikysenos, ta prasme, turi ją prastą ir skundžiasi kažkokiom bėdom. Taip, čia Laurinai palėtėt du klausimus, iš tikrųjų įdomus tokie dalykai iš karto kyla man. Nes iš vienos pusės laikysena yra ir nagrinėta kaip ta vadinama power pose, galios kažkokia tais poza, kai aš manipuliuoju savo laikyseną ir tai keičia mano sąmonės būseną. Ir tikrai tai iš dalies taip yra, iš kitos pusės tą galima atrišti vienas nuo kito. Gali būti susikūprinęs ir kažkoks tai sulinkęs ir visą kitą, bet sąmonės būsena gali būti skaidri. Tai čia visai galbūt jau diskusija pasisuktų visai kita pusė, bet jeigu kalbėti apie kraujotaką, apie įtaką sveikatą ir taip toliau, tai žinoma, vėlgi jeigu mes turime, pavyzdžiui, vienas iš testavimo aspektų, kurį aš naudoju pastoviai, tai žiūriu, tarkim, žmogus ateina dėl vidaus organų problemų. Aš žiūriu, kaip jo kūnas organizuojasi ir kaip jo kūnas išsidėsto judesio metu, arba kai aš jį judinu, kaip jis išsidėsto dėl tos kažkokios tai ligos ar pažeidimo vidaus organus. Paprastai tariant, jeigu žmogui yra, gastritas, lėtinis gastritas, skrandžio problemos, tu gali atsekti ir pamatyti, kad jo laikysena po truputėlį keičiasi ir jeigu aš jį judinu ir, pavyzdžiui, bandau šonkaulių lanką kairėje pusėje mobilizuoti, šonkaulius mobilizuoti, juos atverti, kelti galūnę. Jeigu yra problema vidaus organe, tai dirgina nervų sistemą ir nervų sistema visą tai trupučiuką taip izoliuoja. Lygiai tas pats vyksta, kai mes būnam susižeidę arba po operacijos ir mes nenorim, kad išsiskėstų tas pjūvis. Mes vaikščiosim tokie trupučiuką prilinkę tam, kad aš saugau savo tą žaizdą. Tai lygiai tas pats vyksta ir viduje. Jeigu vyksta užsispaudžia koks nors galbūt tenais raukas, žarnos galbūt ar ne, ar ten prisispaudžia arterija ar nervas, kūnas iškart reaguoja ir jo laikysena keičiasi ir jisai po truputėlį subtiliai prisitaiko. Ir mes pagal tai galim testuoti. Tai jau tokius dalykus atpažinti, mes galime daryti prielaidas dažnai. Jas aišku reikia patikrinti, bet jeigu žmogus vaikšto pečius užmetęs į priekį ir galva yra atlošta ir krūtinė įdubusi, aš galiu daryti prielaidą, kad jam trūksta deguonies, lėtinis deguonies nepakankamumas, jam trūksta energijos, ištvermės, galbūt per dieną, greičiau jisai pavargsta dirbdamas protinį darbą. Ir jeigu tu pradedi žiūrėti ir rinkti tą visą sąrašą, taip ir yra. Kodėl? Todėl, kad realiai plaučiai prasčiau kvėpuoja, vien tik dėl tokios laikysenos pokyčio. Ir žinoma, tas laikysenos pokytis galėjo išsivystyti dėl to, kad kažkada jisai buvo persirgęs plaučių liga, padarinių niekas neišsprendė, organizmas prisitaikė ir jis priprato. Mes grįžtam vėl prie tos adaptavimosi, tokio pripratimo fenomeno. Žmogus pripranta prie to, ką jis turi, jis pripranta prie mažo buto, jis pripranta prie didelio namo. ir jis paskui tai laiko kaip norma. Bet visada žino, kad galėtų būti didesnis butas, galėtų būti mažesnis namas. Ir jau skirtumus jisai galbūt pajaus, bet jisai adaptavosi prie to. Tai
Ir įdomus dalykas yra tai, kad jeigu jau taip dar labiau išplečiant, toks žmogus minėtas, ar ne, turi lėtinį deguonies nepakankamumą, jisai neprisikvėpuoja normaliai, keičiasi jo sąmonės veikla. Ir daug metų tai vyksta. Pagalvokime, kokius jisai gyvenimo sprendimus priėmė savo aplinkoje, kokią karjerą jisai pasirinko, kokias jisai pareigas užima, pagal savo funkcijas, kokias jisai gali išpildyti. Kokie jo įpročiai yra kasdieniai. Ir dabar, jeigu mes pradedam keisti jo kūną, ar jisai pradeda keisti kūną, ir pasikeičia, tarkim, jis daugiau deguonies gauna, jo smegenys kitaip pradeda veikti, jis daugiau gali padaryti, jis kitaip gali visą tai padaryti, jo nuotaika, jo endokrininė sistema keičiasi ir automatiškai ilgainiui keičiasi jo gyvenimas, nes jisai pradeda daryti kitokius sprendimus. Potencialiai vyksta tokie milžiniški pokyčiai, bet mes jų nebesurišam, mes nebeatsikam, mes nebepastebim kaip žmonės, mes nebeprisimenam. Bet iš esmės, jeigu mes esame užstrigę savo gyvenimuose dažnai, nerandu darbo, nerandu tenais partnerio, dar kažko, tais pradėk keisti kažką, kam turi kontrolę. Ir pradėk keisti, pavyzdžiui, savo kūną, pradėk realiai jį mankštinti, ugdyti, rūpintis. Ir tu pamatysi, kaip tavo gyvenimas pasikeis. Dėl to, kad tu net nesupranti, kad esi užstrigęs tam tikrą mąstymo modelį arba sąmonės būsenai, kuri tiesiog tave pastatė čia. Pakeisk, ką gali. Ir tada pradės keistis tai, ko iš esmės tu atrodytų kaip ir nekontroliuoji. Jo, čia kaip pačioj pradžioje kalbėjom, kad su vienais pašnekovais susibendrauju, pas kažkieno klientais tampi, tai aš jau žinau, kad ateisiu pasikalbėti po to, nes man su kvėpavimu. Dėl ko man šitas pokalbis buvo dar vienas dalykas, dėl ko jis man buvo įdomus. Aš jau pas gydytojus, pas kardiologą, pas ten Vodumaksą dariaus, ten visokių dalykų, dėl galvos svaigimo. Man buvo toks pastoviai rūkas liktais. Ir man atsimenu, mano kardiologė sėdi ir sako, žinai, gali būti taip, kad ir nieko nerasim ir taip teks gyventi. Ir aš toks, ką? Galvoju, prieš tai man buvo viskas gerai, dabar man galvos svaigsta. Tipo, gali būti, kad nieko nerasim ir tu toliau turėsi toks gyventi. Ir galvoju, ne. Tai padėjo kažkiek padidintas būtent kardio krūvis. Pakeičiau šiek tiek sporto šaką, padėjo, bet turbūt dar ne iki galo ir manau, kad gali būti su kvėpavimu dar kažkokie dalykai. Tai bus įdomu ir apie šitą pasikalbėti. Bet esu dar vieną dalyką pastebėjęs, nežinau kaip žmonėm, bet kraujotaka būna kartais ir pas jūs buvo užspausta rankos kraujotaka, pas jūs puslapį. Aš domiuosi, pasižiūriu, ką pašnekovai rašo. Man būna, pavyzdžiui, momentas, kad kai tam tikrą padėtį kažkokią paimu nepatogią, atrodo susidaro spaudimas rankoje, bet toks stiprus spaudimas rankoje. Tada ranka pradeda tirpti netgi, atrodo. Čia kraujotakos kažkokias užspaustas nervas ar kažkas gali būti pasiekmė. Tai gali būti, dažniausiai bus du dalykai. Jeigu ranka taip greitai sureaguoja, tai bus du dalykai. Galima būtų atmesti veninio kraujo užspaudimą ir limfotakos užspaudimą, nes jiems pasireikšti, simptomatikai pasireikšti reikia truputėlį ilgiau, čia tokios lėtinės problemos. Bet jeigu jums pakeičiant kūno padėtį pradeda ranka tarsi sunkiai tapti ir ar tirpti, tai gali būti arba arterinė kraujotaka užspausta, arba nervas. Nervas vėlgi gali būti užspaustas, ar jis užspaustas stuburo kanale, stuburo kanalas spaudžiamas, ar tai yra periferinis nervas, šaknelė jau, petinis rezginys ar kažkuris tai iš tų nervų. Šitos dalykus irgi lengva atpažinti tuo, kad jeigu tai būtų nervas, daugiau tirptų kokia nors zona rankos plotas arba pirštai 2, 3 pirštai. Ta prasme, visa ranka netaptų sunki, visa ranka netaptų nutirpusi. Tai kai visa ranka nutirpsta ir tampa sunkiai ir keista, vėlgi tai galėtų būti arba spaudimas daugiau jau toks šaknelės stiprus, išvarža kakle, potencialiai, bet vėlgi nelabai, nes vis tiek bus inervacija skirtinga. Tai čia daugiau bus kraujotakos potencialiai. Vėlgi aš nuotoliu diagnozuoti negaliu ir tikrai čia aš turiu tai paminėti, bet mes po raktikauliais turim poraktinę veną. Ir vienas iš testų, kurį aš naudoju pacientams, tai yra aš dedu rankas, matuoju pulsą ir aš pakeliu ranką paciento pasyviai ir prašau jo pasukti galvą. Ir jeigu šonkauliai
normaliai neartikuliuoja, nejuda, stuburas nejuda, peties kompleksas galbūt yra suverštas. Gali taip nutikti, kad dingsta pulsas, kitaip tariant, pasikelia per daug šonkauliai, užstrigdami ir jie užspaudžia kraujotaką ir ranka pradeda ilgainiui tirpti. Tai mes turime išspręsti čia. Galbūt tarpuplautis tempia, traukia, šonkauliai nebejuda. Galbūt tenai stuburas, pačius šonkaulius lokaliai reikia išlaisvinti. Ir įvairūs tai tokie dalykai. Ir tada ta pozicija tampa nebe blokuojantį kraujotakos ir viskas, rankos problemos išsisprendžia. Ir tai dažna priežastis, kodėl realiai ir lengviau pasižeidžia ranka. Epikondilitai įvairūs, ar ten žmogus golfo alkūnė, tenisininko alkūnė, ar ten dar kokia nors kitokia alkūnė. Lėtinis rankos kraujotakos nepakankamumas. Įvyko kažkokia tais trauma, daug lengviau. Ir tada mes vėlgi atsekam, ar kažkas buvo, kas sutriko maitinimas rankos ir viskas. Ir mes tada, tai va, aš taip mokau savo studentus galvot visada. Kai mes mokom osteopatus, ruošiam osteopatus, gydytojus, kineziterapeutus, mes visą laiką mokom juos galvoti. Tai gerai, o tai priežastis, atsek. Jo, nes jeigu yra susilpnėjusi kažkuri vieta, jinai tampa daug labiau pažeidžiama. O vat, pavyzdžiui, laikysenos korekcijai. Reikalingi specialistai ar žmonės gali savo kažkaip padėti? Pradžiai turbūt reikėtų diagnozuoti, kur yra problema. Žmogus pats gali labai daug pasidaryti. Tai tikrai. Koreguotis laikyseną, ko aš niekada nerekomenduočiau, tai naudoti visokius korsetus, diržus, tenais tarp visokius voriukus ir taip toliau. Turiu sekantį klausimą apie laikysenos diržus. Taip, ne pirmas mano rodeo, taip sakant, šitais klausimais. Tai tiesiog suprantu iš karto tą problematiką dėl to, kad, žinoma, žmonės nori save pataisyti, pagerinti savo sveikatą ir naudoja tas priemonės. Bet problema, kad tai yra išorinis, mes užsidedam išorinį karkasą, tas priemonės kažkokias tai, ir mes pamirštam, kad mes turim tą karkasą. Tai yra mūsų kaulai ir sąnariai, jau jis yra tas, ir raumenis. Karkasas turi gerai veikti, jis ir yra tas korektorius, bet jam reikia padėti. Tai tada reikia, galbūt specialistas, kuo gali padėti, jis gali padėti, kokiam lygmenį yra problema. Ar tai yra raumenų realiai bendro tokio silpnumo, žmogus tiesiog fiziškai jis nieko neveikia, jo sistema nėra tokia, kad jinai yra spazme, jo nervų sistema gali būti labiau spazmuota arba labiau tokia atsileidusi, bet tiesiog raumenis atsileido. Ir tai yra raumeninio lygio problema ir žmogui tiesiog reikėtų pradėti sportuoti, kilnoti svorius nedidelius, gumas tampyti, dar kažką ir jisai gaus tokį tonus ir viskas bus gerai. Kitam galbūt lygis yra daugiau sąnarinis stuburo. Ir jam reikia truputėlį daugiau mobilumo pratimų, daugiau būdų, kaip išjudinti tuos sąnarius, netampant raumenų. Nes jeigu žmogus išsitampo, ir čia kita problema yra, žmonės per daug naudoja tempimo pratimų ir tie tempimo pratimai sukuria kartais daugiau problemų, negu jų išsprendžia. Bet jeigu jisai moka išjudinti tuos sąnarius su pagalbiniam priemonėm, ten kamuoliukais, voleliais, pratimais, tai bus dar kitaip, ar ne? Bet žmogus pats tikrai gali padaryti labai daug ir mano patarimas būtų tiesiog pradėk ir daryk kažką saugiai ir žiūrėk, kaip veikia. Ir jeigu neveikia, ieškok pagalbos. Kaip tie korekcijos diržai? Korekcijos diržai konkrečiai apie ką? Jeigu, pavyzdžiui, nori, kad pečiai būtų suvesti atgal. Krūtinė tiesiai, panašiai. Nes aš esu bandęs užsidėti vieną tokių, tai man atrodo rankos ir pradeda nuo jo. Taip. Vėlgi, vienas iš tokių dažnai, kaip mes savo laikyseną netinkamai interpretuojame. Mes galvojam, kad tai yra pečių problema. Bet dabar pasižiūrėkit, aš galiu, jeigu tam kamera, aš galiu būti susikūprinęs ir atvesti pečius. Ištiesiu galvą ir man atrodo, kad mano laikysena pagerėjo. Bet aš vis dar esu susikūprinęs. Mūsų pečiai yra labai mobilus. Ten praktiškai tik tais čia raktikaulis vienas sąnariukas jungia ranką prie kūno.
daugiau rankos nebejungia jokie kiti sąnariai, tik raumenys ir minkštieji vadiniai. Tai čia mažas sąnariukas, kuris jungia. Kitaip tariant, pečiai yra labai labai mobilus. Tas korekcinis diržas, jisai tiesiog padaro, jis atitempia pečius, susikuria krūvą įtampos ir dar įveržia ir dar sumažina rankų kraujotaką. Tai vėlgi vietoj to mes turime mokėti išjudinti savo krūtininę stuburo dalį, mokėti ją mobilizuoti ir tada pasižiūrėkite, jeigu aš krūtinės padėtį pakeičiau, vienas dalykas, aš galiu daugiau įkvėpti, o kitas dalykas, mano petys pats atsistoja į daug labiau subalansuotą poziciją, man nebereikia kurti jokios įtampos, kad jį laikyti čionais. Tai čia labai dažnai žmogus tą daro. Okay. O kaklas, bet irgi viena iš tų vietų, labai svarbių jau prie galvos. Kokie simptomai gali išduoti, kad turim problemų su kaklu? Galvos skausmai, vairūs galvos skausmai tikrai. Žandikaulio problemos įvairios. Tai žinoma, įvairūs rankų tirpimas ir skausmai rankose. Na, aš jau pačius tokius ekstremaliausius atvejus nekalbu, kai stenozuoja kaklo, nugaros smegenys spaudžia ir tenais jau atima rankas ir kojas. Ir tai čia daugiau pas gerokai vyresnius žmonės. Bet taip, tai yra tokios vienos iš pagrindinių problemų. Tai yra ir didelė nuolatinė įtampa kaklo raumenų. Tai reiškia, kad raumenys nekalti, jie įsitempia, bet kūnas jisai tiesiog bando kažkaip prisitaikyti prie gilesnio pažeidimo, galbūt kakle, įtempdamas raumenis, bandydamas apsisaugoti arba apeiti tą pažeidimą. Ir žmonės būna vėlgi, eina į masažą, eina išsitampo, tempimo pratimus kaklo turi, jie ištampo tą kaklą ir problema nesisprendžia ir gali net ir paaštrėti, to, kad nebuvo sutvarkytas pirminis pažeidimas. Tai galvos svaigimas turbūt irgi viena dažnų priežasčių gali būti su kaklu. Taip, galvos svaigimas su kaklu irgi susijęs. Tai vėlgi svaigimo priežastys gali būti įvairios, tai gali būti ir vestibuliarinio aparato problemos, tai ten atskiri klausimai yra. O kita dažna priežastis tai yra kraujotakos nepakankamumas dažniausiai per slankstelinės arterijas kakle, tai kaklo pasiekia pagrindę, tokios galva mūsų smegenis pasiekia dvi arterijos, tai yra miego arterija, vidinė miego arterija ir slankstelinė arterija. Tai kaklo, miego arterija užspausti, tai paprastai neužsispaudžia jinai, bet slankstelinė arterija jinai gali labai lengvai užsispausti dėl kaklo problemų, nes jinai eina per slankstelius, pro skylutes slanksteliuose ir ten, jeigu kažkas netvarkoja, gali užsispausti, dažniausiai užsispaudžia viršuje, ten sudėtingiausios yra kaklo jungtys ir dėl to užspaudžia ir gali pradėti svaigti arba skaudėti galvą. Nes per mažai aprūpina kraujo, ne? Taip, per mažai aprūpina kraujo ir tada įsijungia visokie kompensaciniai mechanizmai. Tai čia toks vienas iš tokių dažnesnių atvejų. O reikia daryti kažkokias reguliarias mankštas kaklui? Pavyzdžiui, ką lengviausias žmogus gali pasidaryti bent jau? Kaklui geriausia būtų nemankštinti tik kaklo. Nes čia yra svarbus dalykas, ką mes turime žinoti, kad kaklas ir juosmuo yra tokios, na taip vadinami, antriniai linkiai. Jie susiformavo mums per gyvenimą, bet mes su jais negimėm. Kitaip tariant, atsakymas mano truputėlį iš atgal, bet tai pirminiai linkiai, krūtinės kupra, ten ta kifozė vadinama, ne, ir kryžkaulinis linkis, ir pakaušinis linkis. Mes su jais gimėm, kai leliukas yra, jisai visas kaip krevetė ir jisai tuos linkius turi. Bet jis neturi juosmeninio linkio ir kaklinio linkio. Kaklinį linkį jis įgauna tada, kai jis pradeda kelt galvytę ir tada atsiranda kaklinė lordozė. Ir kai jis atsistoja ant kojų ir pradeda eiti, vaikščioti ir bėgioti, susiformuoja juosmeninė lordozė. Kitaip tariant, tai yra antriniai linkiai ir jie
labai prisitaiko. Ir dažniausiai dėl to ir skauda kaklą ir juosmenį. Dažniausiai skauda kaklą ir juosmenį, ne kita stuburo dalis. Dėl to, kad jie jau per daug prisitaikė. Iš jų labai daug reikalauja. Juos tampo, juos judina, ten sukioja ir plėšo ir taip toliau. Ir jie jau nebeatlaiko. Ir jeigu mes dar juos daugiau išjudinsim, kartais, ne visada, bet kartais, tai tiesiog tai paaštrės arba atitolins tą problemą ir ta problema grįž su trenksmu, su kokia nors išvarža. Tai dėl to reikia mums rūpintis pirminiais linkiais. Kitaip tariant, mankštinti kuprą, šonkaulius, kad šitas linkis jis nebūtų užstingęs, nes jeigu jisai užstingsta, kaklas labai stipriai pradeda kompensuoti ir jeigu mes dar jį pradėsim ir jį pradeda skaudėti ir mes jį tada pradedam dar labiau minkyti ir tada dar blogiau. Bet mes turime išmankštinti pirminius linkius, krūtininį linkį ir turim turėti paslankų išmankštintą ir gebantį dubenį. Ir tada juosmuo ir kaklas didžiąją dalimi pasirūpins patys ir jiems užteks labai nedaug papildomo darbo. Tai atsakant į klausimą jau labai konkrečiai, tai mankštinkime visą stuburą. Neprasidėkime tik su kaklu. Jeigu norim mankštinti kaklą, tai gal ir net nemankštink to kaklo, gali net nepradėti. Aš įsivaizdavau, kad čia rodysim dabar kaip mankštinti, bet supratau, kad gavosi visai kitoks atsakymas. Taip. Kai aš paklausiau, kokiam temom atrodytų aktualu pakalbėti, paminėjai žmonių įsitikinimų poveikį sveikatai. Ką konkrečiai turėjo omenyje? Aš vis daugiau kreipiu dėmesį į pacientų kalbą apie save ir žmogus, kuris ateina ir sako, kad aš visą gyvenimą nelanksti ir man dėl to tikriausiai skauda nugarą. Ir arba, pavyzdžiui, vienas vaikinukas labai išsigando, kai patyrė nugaros traumą ir jisai sako, aš toks trapus, mano stuburas šiaip labai trapus. Ir jisai visą laiką galvoja, kad jo stuburas trapus ir jisai bijojo daryti viską. Ir ilgainiui dėl to jis nedarė nieko ir tapo dar pažeidžiamesnis traumai. Kitas žmogus galvoja, kad... Turim draugų. Įsileidom musę. Ne sezono metu. Kitas žmogus galvoja, kad, na tarkim, jam diagnozavo išvaržą, kažkada tais prieš 10 metų ir nuo to laiko viskas jo nugara yra pažeidžiama ir bloga ir kažkokia tais kitokia. Tai yra daug dalykų, kurie tiesiog nusėda kaip įsitikinimai, galbūt gydytojas pasakė, kad tau negalima kilnoti arba tu nebegali, tavo imunitetas yra labai nukritęs, labai pažeidžiamas. Kažkokia tais idėja žmogus nešiojasi. Ir yra pilna tyrimų, kad jeigu žmogus tiki tą idėją, jisai įsivaizduoja, kad taip ir yra, jo kūnas seka paskui. Jis ir tampa toks. Nes jeigu žmogus kalba kažkokį tais žodį, sakinį, idėją apie save, jo kūnas visą tai girdi, jis patiria, tai rezonuoja mūsų kauluose. Ir mūsų sistema, mūsų nervų sistema, mūsų pasąmonė, tai bus linkusi paversti tiesa. Tai jeigu aš sakysiu, kad aš pastoviai vis sergu, mano imunitetas vis prastas ir taip toliau, mano pasąmonė, mano nervų sistema visą tai girdi ir bus linkusi, duoti tai, ką aš jai sakau. Jeigu aš kalbu, kad aš nesėkmingas, ar ten kalbėčiau, ar žmogus kalbės, kad jis nesėkmingas, aš net vengčiau kalbėti, net šituo pavyzdžiu naudoti aš nesėkmingas, Žmogus yra kažkoks tai nesėkmingas ir jisai kalba, kad jisai yra nesėkmingas ir jam vis nesiseka ir nesiseka. Ką jis išgirsta? Jis tą ir išgirsta. Jam nesiseka. Tai paprastai. Turiu savo rate, dėl ko aš klausiau. Irgi, aš panašiai ir tikėjausi, kad bus atsakymas susijęs su tuo, su įsitikinimais, nes kai mes įsivaizduojam kažką, įtikim tuo, dažnai net ir yra tas manifestavimas, tik į gerąją pusę, ne? Kai manifestuojam, tikimės, kad bus ir taip ir nutinka. Bet turiu savo rate žmonių, kur prakalbus apie mankštas apskritai, apie sveiką gyvenimo būdą, atrodo, čia ne man. Čia riboja save tiesiog, kodėl? Čia edukacijos kažkoks trūkumas?
jeigu aš kaip sveikatos specialistas tikriausiai turėčiau atsakyti, kad taip, tai čia yra taip blogai ir žmogus turėtų susimastyti, bet mes savo gyvenimo etapuose turim etapus, kai statom kažką gyvenimą, statom savo gyvenimą, statom šeimą, verslą. Ir, žinai, būtų gerai turėti 3 valandų ryto rutiną. Ir aš medituoju valandą, ir aš valgau, ir einu po rasą pabraidyti, ir daug dalykų padaryti, ir taip toliau. Ir dar man reikia verslą pastatyti. Bet realybė nėra ko gero tokia, ar ne? Jeigu mes matom visus sėkmės pavyzdžius, ko gero jie nepradėjo nuo 3 valandų rutinos ir laiko savo. Aš skiriu kiekvieną dieną daugybę laiko savo ir taip toliau. Tai yra labai gerai, kai mes tą galim daryti, kai mes jauni ir mes varom dalykus ir aš turiu resursų, turėjau prieš 10 metų resursų, fizinių resursų visai kitaip ir gerai jaunam vaikus turėti ir naktį keltis visai kitaip tau yra ir taip toliau. Ir tuo pačiu metu, aš galiu suprasti žmogų, galiu suprasti. Aš tikrai nepalaikau, bet galiu suprasti. Bet ateis laikas, jis neišvengiamas, kai reikės tą daryti. Ir tada, kai jau reikės tą daryti, problema yra ta, kad reikės daryti kaip reakcija ir dažniausiai ne savo, taip sakant, ne pagal savo žaidimo taisyklės. Reikės tada jau reaguoti į tai, kas yra ir tai, kas užgyventa. Ir tai šitie dalykai dažniausiai prasideda dėl to, kad vaikystė nebuvo gero pavyzdžio, tiesiog intuityviai. Ne tai, kad tu turi sportuoti, sūnau, varyk, nes tu lėvas, ta prasme, tėvas despotas ir varo ir dažniausiai dar atvirkščiai bus, bet turiu omeny, kad jo tėvai ar aplinka, tai buvo savaime suprantamas dalykas. Judėti, rūpintis savimi ir tada bus daug lengviau integruoti tai į savo rutiną. Ir jeigu tai bus sveikai daroma, tai padės statyti savo gyvenimą, savo verslus ir taip toliau. Aš sportuoju, judu, galbūt būtų geresnis terminas. Judu nuo pat paauglystės, kaip minėjau, aš gamtoje daug praleidau laiko. Tai man tai 110% padėjo visose gyvenimo perspektyvose, tiek mąstymui, tiek pasitikėjimui, tiek sprendimams priimti, tiek energijos lygiui palaikyti ir krūvą kitų dar dalykų, apie kuriuos aš net nežinau. O apie laiką, dažnai žmogus nori greitų rezultatų. Aš įsivaizduoju, kad ir pas jūs ateina žmogus su problema ir tikisi po pirmo vizito išeiti sveikas, lakstyti tenais, atbulinį salto daryti ir panašiai, kaip tik kas susidėlioja savo mintis. Bet sveikata neturėtų tiesiog tapti tokiu gyvenimo būdu ir čia neatsiejama dalis mūsų kasdienybės. Geriausi sveikatos pokyčiai yra, kai jie daromi po truputėlį, reguliariai. Kai jie yra integruojami į kasdienius įpročius. Dažnai, pavyzdžiui, žmonės sako, aš noriu pradėti sportuoti, bet nežinau koks yra teisingiausias sportas, teisingiausias sporto rūšis. Iš esmės, jeigu tu niekada nesportavai, jokio skirtumo. Pradėk kažką tais daryti ir būtų gerai, kad tai būtų šalia namų, kažkur patogu, pakeliui. Nes jeigu tau reikės važiuoti į geriausią pasaulio sporto šaką 1,5 valandos į priekį ir 1,5 valandos atgal po darbo, maža tikimybė, kad tu tą palaikysi. Ypač jeigu tu nesportavai ir tu nematai tame prasmės ir tau bet koks judesys iš vis yra naujiena. Eik į pilates, eik į jogą, eik į kalanetiką, eik laipiok olomis, šok, nesvarbu ką daryk, bet integruok tai ir išlaikyk tą pokytį 66 dienas. Ne 28, bet daugiau, nes 28 dienos tai yra trupučiuką kaip ir toks mitas, kad įprotis integruojasi per tiek laiko. Ne, iš tikrųjų 2 mėnesiai ir daugiau. Mums reikia. Tai dėl to, jeigu mes imsim labai daug vienu metu, tai neprilips niekaip. Tai pavyzdžiui, jeigu mes padarėm tokį pokytį ir jisai keletą mėnesių jau mūsų gyvenimo groja ir veikia, jisai padarė daug dalykų ir dar padarys daug teigiamų dalykų, tada laikas galima jau pamažu pridėti kažką ir mitybos pakeisti. Galbūt kažkokie tais papildai, galbūt tai vitaminai, galbūt tai yra pasivaikščiojimas dieną grynam ore, kad ir kas bebūtų. Jeigu žmogus nori taip strategiškai savo
į savo gyvenimą, nes tas laikas jis labai greit praeina ir kai žmogus susigalvoja, kad jau reikia jam rūpintis sveikatai, jis labai nori daug per trumpą laiką padaryti ir jisai galvoja, kad tai yra teisinga ir aš vėlgi galiu suprasti žmogų. Bet tikrasis pokytis eis vėlgi per laiką ir nereikia skubėti, reikia sudėlioti, kad kūnas priprastų ir viskas bus gerai. Tai elementariausias pavyzdys būna, kai žmogus pradeda sportuoti kilnot svorius, per pusę metų užsiaugina raumenis, bet raiščiai ir sausgyslės jie dar nepasikeitė, jiems reikia poros metų. Ir didėja svoris, nes raumenis padidėjo ir vyksta trauma ir plyšta. Tai žaidimo taisyklės yra tokios, kad mes turim žaisti taip, kad mes galėtume toliau žaisti. Nenorime prisimti per daug keistų, neištestuotų dalykų savo kūnui. Išbandykim po truputėlį, išlaikykim ir skanaukim, ragaukim, nebūkim labai fanatiški. Aš sutikau krūvą žmonių, kurie rūpinasi savo sveikatą fanatiškai. Ir visada tame kažkoks disbalansas yra visada tame. Aš viską darau, aš valgau super gerai, papildai pas mane, na. Ir jis ten kalbėdamas apie tai rėkia. Gerai, gal kažko kito trūksta. Okay. O suaugę tvarkoja, gali sužiūrėti, o kaip vaikų sveikata? Dažnai tenka vaikus, gydyti ir matyti jų problemas, kurios jau jaunam amžiui susidariusios ir kurios jam gali turėti didelių pasiekmių, kai jie augs. Daug su vaikais dirbu ir su kūdikiais, ir su kūdikiai tai yra atskira tema, bet vaikai, jie yra savo šeimos ekosistema ir jie savo šeimos išraiška yra stipriai. Tai jeigu šeimoje yra disbalansas, gyvenimas, šeimos ritmas yra sutrikęs, vienaip ar kitaip, ar santykiai tėvų prastai, ar su jais laiko nepraleidžia iš vis, arba ten dar kažkas, tai vaiko sveikata gali pakrikti įvairiausiais būdais. Jis gali pradėti sirgti, jisai gali pradėti, sutrinka jo funkcijos ir kognityvinės funkcijos, suprastėja, prasčiau mokyklų sekas ir taip toliau. Tai rečiau vaikai atsineša savo ligas kaip tokias, kaip gyvenimo pamokas tėvams ar dar kažkam tai iš savęs, genetinės ligas. Daugiau tai yra jų aplinkos išdava ir viskas. O vaikos turi tokią savybę labai stipriai, pas jį labai stipriai išreikšta savybė yra, jis labai stipriai prisitaiko prie aplinkos. Jis nebando jos pakeisti, jis žiauriai prie jos prisitaiko, nes nuo to priklauso jo išgyvenimas. Tai jeigu tėvas alkoholikas mušasi, jisai psichologiškai jis tai kažkaip prie to prisitaikys, tai išraiška bus jo kūne, jo emocijose, jo psichikoje ir paskui ten po N metų, kai jis užaugs, jis turės su tuo tvarkytis jau tada, ne? Bet jie prisitaiko. Ir vėlgi nesakau, kad jeigu mūsų vaikai serga, tai mes blogi tėvai. Žinoma, kad ne, tai nereiškia, tai nėra linijinis rezultatas. Mes nežinom, dėl ko jie susirga, ne visada žinom, bet vis tiek turim klausti, ar viskas gerai, ar jeigu pradėjo daugiau vaikų sirgti, ar nesutriko ritmas mūsų šeimoje, ar nesutriko ritmas mokykloje, ar nesutriko kažkas, tai yra labai svarbus klausimai, juos reikia žiūrėti pirmiausiai. O kaip vaikam formuotis vaikus įpročius? Pradėti nuo savęs faktas reikia? Žinoma, tik tais nuo savęs. Telefonų tu neišugdysi įpročio, jeigu pats sėdėsi telefonę vakarais ir labiausiai tokie man per širdį eina. Jeigu aš, pavyzdžiui, man reikia ten kažkus, tai darbo reikalus, ten labai jau pacientams reikėjo atrašyti, kažkas įvyko ir aš tą padariau vakare, ne, ir aš įnikau, ten, nežinau, e-mailą skaitau ar kažką tais, ar ten, ir ateina mano dukra ar sūnus ir prašo dėmesio ir aš trupučiuką, pražiopsojau ir kelias valandas mes vakare turim šansų, aš po darbo grįžtu, iš mokyklos mes pasiemam ir taip toliau. Ir jeigu jis pamato mane tam telefone ir jisai mano dėmesio turi kovoti dėl mano dėmesio ir konkuruoti su telefonu. Tai apie ką mes kalbėsime, ne? Tai aš prisiminiau viskas ir tas išvadas vis turi pasidaryti ir savo priminti ir daug tokių pavyzdžių mes kasdienybėje savo turim. Tai nuo savęs mes abu su žmona
judam, rūpinamės savo judėjimu ir darom viską, kad galėtume palaikyti tas judėjimo praktikas. Ir tai yra toks tam tikras nekvestionuojamas dalykas. Žinoma, kad ne visada tu nori daryti, žinoma, kad sunku, tai kartais būna ir visa kita, bet pasąmoningai tai pereina vaikams, nes jie žino, kur tu esi. Tėtis sportuoja, juda, praktikoj. Mama praktikoj, gerai, mes ten sudėliojom ten vaikai pas močiutę ar dar kažkur tais. Ta prasme, kad jie žino, kad tėvai skiria laiko savo. Intuityviai, tau nereikia ten aiškinti jam, kaip ten daryk, tai nereiškia, kad tu sportuoji. Jo, tu nereiškia, kad tu namuose aš dabar štangas turi kočioti ir tai yra vaiko pavyzdys. Ne, jisai intuityviai pasąmonėje jo žino, tau net neišlipus iš lovos apie tai. Vis žino, jis nuskaito, jis viską nuskaito. Jo yra tokia funkcija vaiko, jis turi kiaurai sienas matyti. Nuo to priklauso jo išgyvenimas ir tam yra įdėktos jo funkcijos. Tai jeigu tu kažką darai gero ir balansuotai, stengiasi save visą laiką balansuoti, vaikai intuityviai tai pagaus. Ir natūraliai užduos klausimus ir tu natūraliai juos atsakysi ir tau nereikės jų dėkti kaip kariuomeniai ir viskas bus gerai. Tikrai. Okay. O vėl kažkada buvau gavęs komentarą dėl to ir dabar vis save pagaunu. Čia tokios kalbos šiukšlės, kurios kartais išlenda, kai kalbi. Arba pritarė, čia taip, aš irgi daug kas jo sako. Aš irgi turiu to. Stresas ir emocinė įtampa atsispindi kūne. Kažkur skausmas, kažkur įtampa, laikysenos pokyčiai, pavyzdžiui. Nes turbūt nemažai ateina suaugusių žmonių, kurie iš darbo, iš kažkokios tai stresinės būsenos, kaip sakė, pečiai pakelti. Tampa dar kažkas. Žinoma, tai stresas toks numeris 1 žudikas tikriausiai mūsų civilizacijos ar ne vakarų pasaulio. Tai įdomus dalykas. Stresas yra, tarsi tu jo prigauti negali, bet ilgai stresuojantis žmogus, mes dažniausiai kalbam vis tiek apie ilgalaikį stresą. Ilgalaikis stresas tai yra dominuotas kortizolio, tai nėra adrenalininis tas stresas, kuris staiga reikėtų kažką tais padaryti, adrenalinas veikia kitaip, jisai greit pasišalina iš sistemos, kortizolis visą laiką jis pakyla ir ten plaukioja ir jisai reguliuoja tada, nervų sistema reguliuoja save kitaip. Ir jeigu nervų sistema reguliuoja save visą laiką užtvindytą kortizolių, atsiranda įvairiausių sisteminių tokių pokyčių. Tai vėlgi didėja tiesiog įtampa bendrai raumenyno, nes nervų sistema save trupučiuką tokiam hiperaktyvume. Suprastėja miegas. Ir jeigu ilgainiui suprastėja miegas, mažėja energijos. Ir kodėl aš apie tai kalbu, tai yra tiesiog dalykai, kurių klausiu pacientų, aš renku anamnezę visą laiką ir tai nėra tai, kad tu visą laiką tik tais pasižiūrėsi ir žmogų ir tu jau matai, kad jis stresuotas, bet žmogus yra suvaržytas, jo yra kvėpavimas dažniausiai neritmingas. Kodėl kvėpavimo technikos taip padeda? Mes įvedam save per kvėpavimo technikas, įvairių jų yra tenais, 4-6-2 ar 7-4-3 ir taip toliau įvairius tie, kiek sekundžių tu kvėpuosi, kiek užlaikysi, per kiek iškvėpsi. Tu atgal siunti signalus nervų sistemai ir tu jai padedi reguliuotis, tu ją moduliuoji kvėpavimu. Plus, kai tu kvėpuoji ir nukreipi dėmesį į kvėpavimą, tu negali galvoti tuo metu. Neįmanoma skaičiuoti ir galvoti. Mes visą laiką galim laikyti savo galvoje tik vieną mintį, nesvarbu, kad jų 1000 yra, bet jinai yra iš esmės tik viena visada. Pailiui. Tai kvėpavimas sutrinka, jisai tampa dažnai fiksuotas. Arba žmogus įkvėpęs daug ir jis nesugeba iškvėpti. Arba jisai yra ilgainiui, jeigu jisai streso išeikvotas, nualintas organizmas, jisai paskui gali būti iškvėpime, jisai toksai suglebęs ir jisai negali įkvėpti. Tai pačiu pradžiu galbūt žmogus visą laiką tokia, balsas pakilęs, jis toks nervuotas, nervingas ir reaktyvus ir visa kita, bet ilgainiui sistema gali griūti ir viskas apsiverčia.
nes tai yra nervų sistemos simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemos balansavimo, tokia kaip išeiga. Tu užvaryk labai, užaktyvink nervų sistemą ilgą laiką, anksčiau ir vėliau jinai krenta, jinai bando apsiversti ir tada jinai viską slopina dar stipriau. Ir tada vėl ir toks užburtas ratas, ir žmogus nesugeba išlipti iš to, dėl to įvairios judesio praktikos, kvėpavimo praktikos, vaikščiojimas padeda išeiti iš to užburto rato, nes tai yra naujas ritmas, įvedamas naujas ritmas, ir naujas ritmas gali nervų sistemą, jai pasufleruoti ant naujo ritmo, ją užvesti, kad būtų orkestras išsibalansavęs, bet kažkas ateina ir pradeda mušti būgnų gerą, solidų ritmą, arba bosinė gitara įsijungia ir visiems aišku, sekam bosą, ir visi varo, ir susibalansuoja. Tai dėl to tos praktikos jos yra veiksmingos. Žmonės turi įvairių darbų, sėdinamas darbas ar fizinis, pavyzdžiui, fiziškai aktyvus darbas, kuris atneša daugiau bėdų. Nėra tokio juoda balta? Mažiausiai atneša bėdų gyvenimas sodyboje, kai tu turi daug visokių darbų. Tame tarpe ir savo buhalterinius reikalus ten susitvarkai prie kompiuterio, bet ir malkas panešioja ir paskaldai ir taip toliau, ir gyveni sodyboje, ir tai yra mano toksai idealas, kaip aš norėčiau paskui didesnę gyvenimo savo dalį praleisti, ar ne, bet ne vienas fizinis darbas labai stipriai išreikštas, jisai turės sukels savo problemas, išeikvos galbūt tam tikrus sąnarius, o sėdimas darbas jisai sukels dar krūvą kitų problemų, sumažės imunitetas, suprastės imunitetas, nervų sistema save prasčiau reguliuos, tai bus mažiau adaptyvi gyvenimo iššūkiams, žmogus potencialiai užmiega, tuo pačiu metu jisai vėlgi labai stresuoja, tai dėl to, kad fiziškai jis negali to streso išgyventi. Ir stresas, jeigu mes grįžtam prie streso šiek tiek, jisai mus žaloja labai dažnai dėl to, kad mes norime turėti problemą ir ją fiziškai išspręsti. Bet kai mes turim problemą, kad yra kažkoks deadline'as, ar Excelis, ar dar kažkas, tai ar grėsia viršininko, nežinau, viršininkas tave nubaus ar kažkaip kitaip, ar ne, ar tu patiri mobbingą, ar tu fiziškai to išspręsti negali. Tu negali nuo to nei pabėgti fiziškai, tu negali nei primušti kažką, negali įlipti į olą, įlipti į medį. Nes šitie atsakai, jie buvo nuo pat pradžių. Tave vijosi tigras, ar ten liūtas, ar kažkas, tai tu nuo jo pabėgai ir paskui visiems gyrėjas, aš pabėgau nuo jo, žiūrėkit, ten neikit, bet ir tu jauti katarsi, tu jauti atsipalaidavimą. Tu pajauti stresą, arba stresas, kad mes kitais metais negausim ten pakankamai derliaus, bet kažkaip išsprendėjai, pavarykim, padarykim tą ar tą, iškaskim daugiau ten kanalų, irigasiją ir taip. Ir mes užsitarnavom. Ir yra stresas, bet yra kažkoks tai sprendimas. Ir mes savo gyvenime esam sukūrę labai daug funkcijų, kurios yra, tokios neaiškios. Jos neaiškios yra tie vadinami bullshit jobs. Kai žmonės dirba, bet jie nesupranta, kam jie dirba ir kam nuo to bus geriau. Ir jeigu to nepadarysi, tau bus blogai nuo to, nesupranti savo naudos. Tai ir streso. Dėl to yra gerai tiesiog eiti ir kažkur tais išjudinti ir duoti. Tada žmogus gali subalansuoti šitą dalyką. Okay. O prevencijos praktikos. Masažai kažkaip asocijuojasi visiems su malonumais, spa visokiais panašiai. Neturėtų žmogus, reguliariai eiti kažkokį masažą? Kartą į mėnesį? Ne. Aš taip nemanau. Atsiprašau masažuotojai. Aš pats dariau masažą daug metų, bet ir kažkaip kažkodėl važiuodamas čia aš tikėjausi šito klausimo, kažkaip jisai man iššoko, galvoju, ką aš atsakyčiau. Tai masažas ar tokia visokia kitokia prevencija, jinai nėra tik tais fizinė. Masažas, pagalvokim net apie tai, kad žmogus galbūt jis negauna prisilietimo, normalaus kokybiško prisilietimo, jis net negauna, jis net prie jo nesiliečia normaliai. Ne? Ir masažo metu jį tiesiog kažkas išminko, jis gauna fizinio pasitenkinimo kažkokio tais. Ne? Jeigu tu eini į džiudžitsu ir
ir tu išsirutulioji salį ir tave išminko ir visą kitą, tu irgi kažko tais gauni. Psichologiškai, emociškai. Jeigu taip fizinių tokių sveikatos problemų išvengti, masažas nėra labai efektyvi priemonė. Jinai yra labai nespecifinė. Tariant, net ir gydomasis masažas, jis yra toksai simptominis dažnai. Tai yra dirbama su raumenimis, viskas tvarkoja, bet kodėl tie raumenys įtempti, taip niekas ir nežino. Ir dėl to masažuotojai nori domėtis, jie mokosi ir visą kitą ir kartais keičia savo specialybę, perspektyvą. Arba tada tu lieki prie spa. Aš dirbau ir tam sektoriuje. Tai visus masažus, galima būtų sakyti, žinau ir praktikavau. Ir tai spa ir tas malonumas, jis yra superinis dalykas, bet jis yra superinis ne tik tais dėl fizinės. Profilaktika šiaip mums patiems. Aš pavyzdžiui, nevaikštau į masažus. Aš noriu sudėlioti savo kasdienybę taip, kad mano kasdienybė manimi pasirūpintų kiek įmanoma. Pavyzdys. Aš savo kabinete turiu terapinį stalą, ant kurio gulasi pacientai. Ir aš anksčiau dirbau su kėdute, kuris su ratukais. Bet aš labai, labai seniai supratau, ką aš darau ir aš atsisakiau jos. Dabar pas mane yra 2 taburetės. Medinės. Nepatogios. Jos be paminkštinimų. Ir aš jas naudoju, tai kitaip tariant, jeigu man yra nepatogu, aš turiu atsikelti, nueiti, pasistatyti taburetę kitoje vietoje, atsisėsti, priimti kitą padėtį, dirbti su pacientu. Be abejo, mano darbas man duoda galimybę ir pačiam judėti nuolatos. Tai čia yra dar vienas pliusas. Bet aš visą dieną ant taburetės sėdėti nenoriu. Aš visą dieną stovėti nenoriu. Tai kai aš renku anamnezę, aš tai darau labai patogiam fotelyje. Aš kalbuosi su pacientais. Aš tiesiog realiai sėdžiu ir man malonu, man žiauriai gera ir aš kalbuosi dar su pacientais. Bet jeigu aš visą dieną fotelyje sėdėčiau, būtų blogai. Tai aš save pastačiau į tokias perspektyvas, kad aš visą laiką turėčiau iššūkį savo kūnai ir jis bet tas iššūkis man nesijaustų. Man tai būtų normali diena. Bet tokiu būdu aš turiu daug adaptyvesnį kūną. Aš specialiai savo suteikiu kliūtis ir strateginį poilsį. Ir tada man mažiau reikia save, taip pat, sakykime, save gydyti. Aš žinoma judu, nes be to aš tikrai nesijausčiau gerai. Judu, nes aš noriu judėti, man patinka ir socialinis ratas ir taip toliau. Bet jeigu mes turime savo ofisuose, tai kaip ir minėjau, pagalvokime, ar tikrai mes norime sėdėti ant tos supamos kėdės. Pasidėkime stacionarią kėdę ir pradėsime kilnoti užpakalius. Galim išskirstyti darbus. Prie kompo tu dirbi, bet jeigu tu turi skambutį, daryk jį atsistojęs, eik pasivaikščiok, fizinius dokumentus pasirašinėk ant spintelės aukštos. Ta prasme, turėk kokį nors susigalvok žaidimą tokį, ar ne, kuris privers tave judėti. Jis privers tave judėti. Nepadaryk visko per daug patogiai, kad tu gali ateiti, įsicementuoti į savo darbo vietą, nepakilti visą dieną ir paskui galvoti, kokį teisingiausią sportą man sportuoti, nes man viskas skauda. O kaip su tais traiškimais tenais yra? Stuburas, kur traška, ne? Daro visokias ten tas funkcijas. Taip. Kas čia per dalykas? Niekada to nesidomėjau, bet man tai pakankamai įdomu. Atrodo, atstato kažkaip į vietas tą visą skeletą žmogaus, ar ką jie ten daro. Jūs gal daro tą patį? Taip, kai reikia, aš tą darau. Aš tuo nesikliauju. Tai yra dalis osteopatijos technikų, tai yra manualinės terapijos. Kitaip tariant, manipuliacija. Tai yra stuburo slankstelių manipuliacija, stuburo slankstelių sąnarių. Tas trekštelėjimas. Tai pats fenomenas to trekštelėjimo tai yra taip vadinama kavitacija. Tai yra, jeigu aš sutreškinsiu savo pirštą, ne, pamatykim, staigiai išplėstas patemptas sąnarys, jame sąnarinis skystis, staigiai pakeičia slėgį ir jame susiformuoja dujų burbuliukai. Kaip mineralinio butelio atsukį jis užputoja. Staigus slėgio pokytis duoda burbuliukus, tai tas burbuliukas besiformuojantis sukuria tą garsą. Ir dabar aš sutreškinu pirštus ir man nebeišeisiu sutreškinti kokį pusvalandį arba valandą. Po valandos jie vėl. Kitaip tariant, tos dujos vėl ištirps ir aš galėsiu vėl, taip sakant, tą pakartoti.
Tai iš esmės mes ten tų slankstelių neperkeliam į vietas, neatsukam ten ir visą kitą, mes išlaisvinam sąnarius, slankstelių sąnarius. Kiekvienas slankstelis turi daug mažų sąnariukų ir tie sąnariukai gali užstingti, užsispausti. Ir kai jie užsispaudžia, ta zona pradeda judėti, stuburo zona, pradeda judėti mažiau, jinai nebe taip lankstosi. Dėl to įsitempia raumenis, krūva kitų problemų ilgainiui gali nutikti. Ir jeigu kitais būdais neįmanoma išjudinti stuburo, tada mes pasitelkiam šitą manipuliacinę techniką. Mes išlaisvinam ir trekštelėjimas, jisai atlaisvina ir raumenis, ir atlaisvina sąnarius, ir pagerina inervaciją. Kūnas, jis supranta, aš turiu tą zoną, nes jinai buvo tiek užstingus, aš siunčiau ten daugiau signalų, raumenys įsitempia, bet aš iš tenais negaunu adekvačios informacijos atgal. Mes sutriko komunikacija, dėl to aš pradėjau rėkti garsiau. Nervų sistema pradėjo rėkti garsiau į tą vietą. Neadekvatu. Tai mes išlaisvinom sąnarius, jie pradėjo judėti, viskas susikalibravo, taip sakant, išsiaiškino, kas vyksta, ir tada atsistatė adekvati komunikacija tarp tos zonos ir smegenų. Ir tada žmogus galėjo pradėti judėti kitaip, skausmai ten dingo ir taip toliau. Okay. Nu jo, šitas susidėlioja. Dar vienas dalykas, yra populiarūs dalykai visokie. Kokia jūsų nuomonė, man įdomu, yra apie ledo vonias? Apie ledo vonias? Aš grūdinimąsi šalčiu pats praktikavau kurį laiką. Ledo vonių ne, nes tiesiog sąlygų tam nelabai turėjau. Bet man asmeniškai vienas iš geriausių tokių poveikių tai buvo ne fizinis, tai buvo psichologinis. Nes tu ateini ir ten yra šalta vonia arba atsisuksi šaltą dušą ir išbūsi tame. Ir yra toksai, ir tavo protas pradeda dėrėtis. Tai gal ne dabar, gal vėliau ir visa kita. Ir vidinis toks monologas iššoka ir tu taip atsuki arba įneri ir galvoji ir tu užtildai visą tą monologą. Tai yra labai toks geras mentalinis pratimas arba žinojimas, kad tu turi vis tik pasirinkimo teisę, tu gali įtakoti savo tą vidinį šnekėtoją. Čia galbūt toksai tiesiog, bet o dėl šalčio mes turim, ypač mūsų kraštuose mes turim problemą, kad šąla galūnės, kojos ten ir visa kita. Ir vėlgi tai yra dėl nervų sistemos reguliacijos problemų. Tai šaltis kaip vienas iš ekstremų, yra daug kitų ekstremų. Intensyvus fizinis krūvis, tas kitoks ekstremas. Jisai padeda, jis supurto mus ir nervų sistema, jinai trupučiuką prasiplečia ir jinai pamato, kas gali būti, kai visiškai šalta ir mes turim mobilizuotis ir maksimaliai viską reguliuoti visai kitaip ir išeini tu iš to šalčio. Tai yra toksai sistemos stiprus supurtimas ir patikrinimas. Ar sistema gali save reguliuoti, ar jinai gali maksimaliai nusiųsti kraujo. Nes mes žinom žmonės, kurie nepasiruošia šalčių, jie įlenda į tokį ir jie praranda sąmonę, nes jų nervų sistema nesugeba, jinai neadaptyvi. Vienu metu kūnas neturi pakankamai kraujo viskam. Ir nervų sistema, jinai reguliuoja. Tau reikia daugiau kraujo į smegenis, jinai siunčia daugiau kraujo į smegenis. Tau reikia, tu pavalgiai, jinai siunčia daugiau kraujo į virškinamąjį traktą. Bet tu pavalgiai, virškinamasis traktas veikys aktyvus, mažiau kraujo raumenynui. Pavalgius labai neprisportuosi. Tai vėlgi šaltis jisai iššaukia, ar mes galim viską staigiai, ne? Vat pavojaus signalas ir ar mes galim staigiai visą tai padaryti. Ir reguliariai tai praktikuojant, kodėlgi ne, tai yra visai neblogas būdas save. Aišku, ten yra kiti dalykai, raumenų atsigavimui po intensyvių krūvių, ten įrodymui, kad greičiau atsigauna tos raumeninės skaidulos, metabolizmas pasikeičia ir taip toliau, bet čia tokios, sakykime, smulkmenos kitos. O kaip kalbėjot apie tą
valios pastangas, kad įpročius galima būtų susidėti, ką mes galėtumėm žmogui parekomenduoti daryti namie, kad jam net nereikėtų išeiti, bet jis jaustųsi geriau, gal sveikata pagerėtų panašiai, šios nežinau, jūsų pačių kvėpavimo praktikos, šios meditacijos, mankštos, ką vat žmogus galėtų paimti ir nuo rytojaus pradėti praktikuoti. Labai daug ką priklausomai nuo to, ką jam labiausiai reikėtų pagerinti. Tai vienas iš tokių smagių dalykų, ką galima daryti, nesvarbu kokia fizinė būklė yra, tai tiesiog lengvai pažadinti sąnarius. Tai jeigu žmogus atsistos, ir mano patarimas būtų visada naudotis progą, mankštintis atsistojus. Atsigulti gerai ir mokėti atsigulti ir atsistoti ir visa kita, bet ir darbas su grindimis yra gerai, bet jeigu žmogus mankštinasi tik tais gulėdamas lovui ar ant kilmėlio, jis praranda labai daug potencialo save geriau vystyti ir palaikyti. Nes mūsų aukščiausia išraiška žmogaus kūno tai yra stovėti ant dviejų kojų ir judėti ant dviejų kojų. Tai reikalauja labai daug neurologinių resursų ir gali labai nutikti nedaug, užtenka, kad nutiktų labai nedaug, kad žmogus nebegalėtų stovėti arba eiti. Tai va, tai jeigu turim progą, atsistokim. Ir tada kiekvienas sąnarys mes galim tiesiog stovėdami, va, žmogus pradeda ir jis tiesiog pradeda labai lengvai sviruoti. Tiesiog va, jis pradeda sviruoti ir nutaikęs dėmesį į savo čiurnų sąnarius. Jis pradeda sviruoti ir jisai sviruoja ir čiurnų sąnariai. Lengviau galbūt netgi pajausti būtų per kelių sąnarius. Vat kelių sąnariai labai labai geras dalykas. Ir jisai sviruoja kaip vėjo, blaškomas bokštas. Bokštas nesilanksto, jisai sviruoja. Tai jeigu mes pradėsim lankstytis, jau pradėsim naudoti raumenis ir raiščius ir jau nebe tas bus. Bet jeigu žmogus pradės sviruoti ir jisai nutaikys dėmesį į savo kelius ir įsivaizduos kelių sąnariai kaip dvi muilinės. Ten muiliukas supasi. Ir tu jį ten supi ir skystėja viskas, ir minkštėja, ir švelnėja. Ir labai fainas jausmas. Ir sąnariai suminkštėja, jie suminkštėja ir visa nervų sistema pasimaitina. Ir tada nutaikom dėmesį į savo klubus, pavyzdžiui, ir pradedam dubenį trupučiuką makaluoti, bet sviruoti. Makaluoti ir sviruoti, kad nenaudotume labai raumenų ir tokiais elipsiniais apvaliais judesiukais. Ir taip pat mes galime ir per stuburą pravažiuoti. Ir toks būdas pabudinti tiesiog sistemą, tai čia, aš nežinau, turi būti tau labai labai blogai. Kitaip tariant, tu turi negalėti atsistoti, kad negalėtum to daryti. Tai vat, pažadinti kiekvieną sąnarį, nes jeigu mes pažadinam sąnarį, atsibunda aplinkui raumenis, atsibunda aplinkui nervų sistema. O tada, kai mes pažadinom sąnarius, mes jau tada galim daryti įvairiausius tokius elementariausius pratimus, jų ten yra 100 000. Jo, čia labai didelis srautas žmonių, kas žiūri, tikrai galės, manau, šitą padaryti, pasipraktikuoti. Mes turim tokią tradiciją laidos pabaigai, kad prieš tai buvęs pašnekovas palieka kitam pašnekovui klausimą ir jisai nežino, kas jisai bus. Tai toksai bus bendrinis. Kaip manai, kiek galios kuriant pokytį turi tu, o kiek tai priklauso nuo aplinkos? Jei didesnė dalis nuo aplinkos, kas tai lemia? Kad tu žinotum, koks tai klausimas yra į temą. Taip, pokytis. Manau, kad pokytis yra, man asmeniškai geriausias pokytis ir priklausantis pokytis tai yra nuo mano koncentruoto, aiškaus veiksmo, valingo veiksmo. Aš nusprendžiau daryti taip ir taip. Ir kai aš padarau geriausiai, kaip aš galiu padaryti, eidamas link to pokyčio, negalvodamas apie rezultatus. Aš tiesiog paleidžiu viską ir atiduodu viską kūrėjui, Dievui, aplinkai, kitaip tariant. Ir jokiais būdais aš nebandysiu
kibti savo nagais prie galimų rezultatų ir aplinkos. Nes mano dalyvavimas aplinkoje įneš tik tais daugiau chaoso, nes aš savo nežinojimu sustabdysiu procesus, kurie vyksta taip ir tokie, apie kuriuos aš net nesuvokiu. Bet savo veiksmą ir savo, iš kur jisai ateina, ir savo motivaciją, ir savo tikslą, aš galiu suvokti, aš galiu suprasti ir aš galiu maksimaliai gerai jį įgyvendinti. Bet visa tai jau nebe mano darbas. Viskas, kas po to, jau yra nebe mano darbas. Aš turiu paleisti ir apie tai net, prie to net minčių nebekabinti. Aš apie tai net nebegalvoturiu. Aš galvoju apie naują veiksmą iš naujos pozicijos, iš naujos dienos ir tai yra mano pagrindinė atsakomybė. Visa kita jau yra nebe mano. Ir jeigu aš nepamiršiu, aš subalansuosiu šitas dvi perspektyvas, aš manau, kad mes tokiu būdu turėsime pačius geriausius pokyčius ir jie vyks daug greičiau mūsų gyvenime. Jo, aš manau, čia labai sveikas požiūris į dalykus ir kiek mes patys tos įtakos turim dalykam, kurios darom. Noriu padėkoti, kad atėjai, kad pasidalinai ir tikiuosi, kad žmonės atras čia šitam pokalbį kažką savo naudingo. Ačiū labai už pokalbį.